Eik tu savo. Visada sako, nes... Yra tokia taisyklė, niekada nesusitik savo herojaus, nes visada nuvilia. Aš jūs nuvilsiu šiandien. Pradėsiu keiktis blemba daug. Visą kitą. Ir vis gerai. Labutis? Kaip tu? Gerai. Liuks. Šok arčiau kur nors su garsiai kalbėtai, žinai. Kiek atsimenu. Labas, prisijunkit arčiau mūsų. Čia galim daryti du ratus, vidinį ratą ir išorinį. Nebijokit, atsisėskit arčiau. Ja, bet čia brangesnės vietos čia yra. Nu va, 7 ir jau nemažai žmonių. Aišku, dar galbūt kažkas prisijungs, nes visada žmonės mėgsta vėluoti, bet sakau, labas vakaras visiems, labai fainai, kad atėjot. Tik šiandien ryte pavyko paskelbti apie šitą eventą, nes vakar vakare dar nežinau, ar važiuosiu iš vis į Klaipėdą. Tai man labai patinka, kad galima ryte paskelbti, kad labas, ateisiu čia prie jūros, be jokios temos ir jokio pasiruošimo ir be nieko ir susirenka va čia fainas būrys žmonių. Tai labai gera, kad čia atėjot. Nežinau, jums šalta labai abiem. Bet žinokit, jeigu ką jau atsitiko, jau šalta. Jeigu ką. Tai va, kol dar šviečia saulutė, mėgaukimės tą saulę ir gražių orų. Gera, kad čia esat. Kai aš mokiausi mokykloje, šiaip labai neblogai mokiausi mokykloje, bet labai nemėgdavau mokytis ir buvau tinginys. O tinginys buvo turbūt dėl to, kad tai, ką išmokdavau, jeigu aš ateidavau išmokęs 8 iš 10, tai būtinai mokytoja paklausdavo tos 2, kurių neišmokau. Yra buvę, ne? Jum taip yra buvę, ne? Vis kažkaip jie jaučia, ko tu nemoki. Ir kiek daug tu bemokėtum, jeigu tu nemoki visko, tu susifeilinsi. Dėl to, kai įstojau į Univierą ir pradėjau mokytis ten, aš pradėjau nebesimokyti, nes supratau, kad kuo daugiau tu išmoksi, tuo daugiau tu pamirši. Kuo daugiau tu pamirši, dar biškį susijaudinsi ten atėjęs į egzaminą, gal nedamegojęs, ar vakare ten gal kažkas, aš negerdavau, aišku, bet gal kažkas išgerdavo iš jūsų. Tai kuo daugiau moki, tuo daugiau pamiršti, o kuo daugiau pamiršti, tuo mažiau atsimeni. Ir tada faktas, kad gaunasi feilas kažkoks, kažką tu pamiršti. Dėl to dabar varydamas į tokias vietas kaip čia, praeitą savaitę turėjom susitikimą labai fainą Londone. Aš nieko nesiruošiu, nes aš manau, kad per 36 metus gyvenimo aš esu pasiruošęs kalbėti spontaniškai ir gal labiau svarbu pasiruošti ne kažkokią temą kalbėti, o gebėti būti čia ir dabar. Būti čia su jumis ir būti čia, kur jūs norit gauti tai, ką norit ir aš galbūt galimai galiu jums duoti atsakymus, kuriuos jūs norit. Daug žmonių mano, kad ateis Tomas ir kažką papasakos ir pyzdėts išgelbės jūsų gyvenimą. Bet Tomas nieko jums nepapasakos ir nieko jums neišgelbės, jums reikės patiems viską daryti. Tomas galbūt gali duoti idėją kažkokią ar kažkokį tai kryptį, o gelbėti, kaip ten sako, skęstančiųjų gelbimas, pačių skęstančiųjų reikalas, ne? Tai aš nežinau, ar jūs norit paliesti kažkokias temas, ar jūs norit šiaip pabendrauti, ar šiaip pasėdėti ir pažiūrėti jūrą, pamedituoti galim. Jeigu koja šala, galim biškį jogos kažkokios ar kvėpavimo, bet gal padarykim tokį laisvo pobūdžio vakarą, kur mes visi galim pasikalbėti. Galbūt ne tai, kad išreikšti savo nuomonę, nes nuomonės instrukcija naudojama yra labai aiškiai, pasiemi, suvinioji, įsikiši ir nereikia. Nes visi turim nuomonę ir 8 milijardai pasaulio gyventojų turi savo kažkokią nuomonę. Tai ta nuomonė yra, jeigu nepagrįsta kažkokiais faktais ar kažkuo, kaip ir nereikalinga. Tai gal turit kažkokių klausimų, gal turit kažkokių temų, kurios jums įdomios. Šokolado, kaip matau, nieks man neatnešė. Bet labai tikiuosi, nemėskite mane, bet aš labai tikiuosi, kad bent antrą dalį klausimo ar to teiginio pamatėte. Atsineškit klausimą, į kurį atsakymas pakeistų jūsų gyvenimą. Tai aš labai dabar laukiu iš jūsų bet kokių klausimų, kiek kvaili ar geri jie bebūtų. Sėsk čia, sėsk. Iš babos grįžęs po 8 mėnesių, tai... Labas vakaras. Nu va. Kaip sakė, taip ir buvo. Sėskit, jokių čia vėlavimų nėra, mes čia laisvo pobūdžio diskusiją tokią turim, tai atsisėskit. Labas.
Sėskit čia galim 2 eilėm, kaip norit, prie manęs galite ateiti. Ateikit, beje, užstosit man. Tai jeigu kas nors turit, bet kokių klausimų, mielai klauskit, padiskutuokim, pakalbėkim. Visa patirtim, kiek turiu gyvenime, mielai pasidalinsiu su jumis, nes jos turiu nemažai, iš po kelionių, iš po mokymų ir kitų dalykų. Bet tai nereiškia, kad aš žinau kažką, ko jūs nežinot. Tai galbūt jūs žinot kažką ir aš čia irgi atėjau mokytis, o ne tik tais pasėdėti prie jūros. Tai labai fainai, kad taip gausiai susirinkot. Ir klauskit, ką norit. Ką daryti su pykčiu? Aš esu sąmoningas žmogus, ar ne? Taip galvoju, renkuosi, ar ne? Bent jau toks būti, kiek įmanoma. Bet iš tikrųjų būnu piktas labai dažnai. Ir aš tą pyktį neužgožiu, aš jį parodo ir paleidžiu. Ir aš toks kartais, kaip taip leidžiu savo elgtis, galvoju, čia gerai darau, negerai, kad aš tą pyktį paleidžiu ir taip rodau savo jausmus žmonėm. O tai mano atsakymas teigiamas ar neigiamas, pakeis jūsų poelgis ar ne? Pakeis mano supratimą galbūt. Tai visų pirma... Duosim kažkokią tai diskusiją, gali būti, kad tai sutvirtins elgesį, nes aš dabar toksai biškį dvejoju savo to elgesiu galbūt. Tai visų pirma, kalbant apie pyktį, neišleistas iš mūsų pyktis kaupėsi kur? Kepenyse. Ne? Kepenys. Jeigu mes ilgai neišleidžiam savo pykčio, pykstam ant savo uošvienės, buvusio vyro ar kažko ir neišsakom žmonėm, kad blemba, aš ant tavęs pykstu, tu mane nervuoji, o laikom viduj, jisai dažniausiai kaupėsi kepenys. Antra vieta, ne pykčio labiau, o to neišsakymo kaupėsi skydliaukiai. Tada svoris auga, negerai veikia medžiago apykaita ir panašiai. Tai mes visada turim išsakyti ir visada turim paleisti tą pyktį. Aišku, jeigu mes laikom plaktuką rankose ir ant kažko susinervinom ir metam iš plaktuko, tas pyktis gali tapti nelabai geru, ne? Bet jeigu tas pyktis yra natūralus, aš pykstu, man nepatinka, aš galiu ateiti ir pasakyti, žiūrėk, Agirdi, aš pas tavę dirbu jau 10 metų, tu esi mano darbdavys ir man daug moki šaibų, bet aš ant tavęs pykstu, aš nervuojuos, aš pykstu, man nepatinka. Aš manau, kad būti nuoširdžiu yra daug svarbiau, negu laikyti pyktį viduje ir susivaryti savo endokrininę sistemą. Ok, tai man su svoriu tos negresia, kiek pasidarė? Ne. Tai kaip? Ir su skydliaukio problema. Ji nėra irgi. Kaip konstruktyviai jį išsakyti? Konstruktyviai ir išsakyti turbūt. Tai gal konstruktyviai ir išsakyti. Jeigu man kažkas nepatinka gyvenime, aš visada stengiuosi išsakyti. Visada stengiuosi pasverti pasiekmes, nes jeigu bičas už mane dvigubai didesnis ir aš ateinu sakau, žinai, ką man nepatinka, kad už mane didesnis, tai aš galiu gauti snukį. Man grėsia fizinės pastabos, nuo kurių gali lūžti kaulai. Tai reikia visada, va čia ir yra tas konstruktyvumas. Tiesiog sveika nuovoka. Common sense. Kai pas mus yra common sense, mes matom, kokios už tai grėsia pasiekmes, mes išsakom. Dažniausiai kažkokių pasiekmių nėra. Tiesiog mes bijom būti nesuprasti. Oi, Markiukai. Labai dažnai mes bijom, kad mūsų nesupras, atstums, paliks ar išeis kažkas. Dėl to neišsakom savo vyrui ar žmonai, kad nepatinka man, kaip tu elgiesi, ir laikom savį, taip save grauždami ir nebūdami, tiesą sakant, nuoširdus ir atviri su savo antrąją pusę, ar darbdaviu, ar su kolega. Tai gal geriau visada išsakyti tai, kaip yra. Įsiveržėt. Iš šokolado atsinešė, tikiuosi? Kas be ko? Kas nors įsitraukit šokoladą ir prasiūskit jau, kad mes galėtumėm viškį kakao iššauti ir neužmigti. Tai aš manau, su to pykčiu yra paprastai. Jeigu jaučiam, kad nėra kažkokių didelių pasiekmių, galim jį išleisti, geriau išleiskim, negu laikykim viduje. Nes žmonės, kurie yra pikti, žinot, tokias senas bobas. Bobas sakau specialiai, ne apie jūs čia, bet tokias, kur sėdi buhalterė, irgi ne apie, jeigu yra buhalterė. Čia tiek buhalterių turim? Ne, jūs tai tikrai ne. Tai pasiūskit, aš tai viskas man okei. Nuo manęs pradėkime. Nu, pagal laikrodį. Pasiūskit. Gali ateiti dar. Ir išleiskim viską iš savęs, ką turim. Visas brudas, kuris kaupėsi mūsų viduje, mus žaloja. Visas brudas, kuris išleistas, jeigu kryptingai į kažką ir nenupelnytai, tai žaloja kitą žmogų. Bet jeigu mes išleidžiame aplinką, viskas okei. Viskas susidarosim su to. Tai nemanau, kad tu turi problemų, tu žvengi čia atsisėdęs. Jis tiesiog yra, žinot, kaip vardas tavo? Arnoldas. Jis yra žmogus, kuris, kiek aš žinau, varo po 1000 seminarų į metus, mokosi visokių technikų, praktikų ir jis, bled, nori viską žinoti, bet viską va taip tiksliai ir jam reikia atsakymų ir jis yra tas žmogus, kuris atėjęs pas bet ką, turi užduoti pirmą klausimą ir būtinai klausti.
Negali žmogus ramiai pasėdėti, tiesiog pabūti. Jis turi paklausti. Na, žiūrėk, niekas neklausia. Nu, tai va, ja, aš sakau, gal nori kas nors kažką paklausti, nespėjau pabaigti, jis jau pradėjo klausti. Tai va, jis gražiai Arnoldas atidarė šiandienos vakarą su fainu labai geru klausimu, kuris, manau, aktualus daugam. Galim važiuoti toliau. Gal, Vika, turime atsigerti kažko? Mane šokoladais privaišino. Tai. Mes irgi turim Vickos. Jo, turim, ačiū labai. Nu, 2 laipsniai, kaip nealkoholinis. Čia ne, čia mes esam, kaip, mes didžiąją laiko dalį, kiti jau kišo 0,5. Ačiū, aš turiu kažkur. Ačiū. Mes su žmona didžiąją laiko dalį gyvenam Azijai, kur žmonės klausia, sako, iš kur tu esi? Aš manau, kad tu Danas, vokietis, aš panašus į Daną vokietį. Sako, aš gimiau šaly, kuri nebeegzistuoja. Sovietų sąjungoje. Tai čia 2 laipsniai, čia gira pas mus stipresnė. Pas mus gira stipresnė. Tai jūs atsidarykit, nebijokit. Viskas gerai. Nu, viešas renginys, kaip sakant, negalima. Perkant savitarnos kasoj paprašė paso, bet vis tiek apsimeta, kad ne. Čia galiu padėti jūs. Ar turi dar kas nors kokių klausimų? Ar jau varom į after party? Tai važiuojam, po truputį klausiam, bendraujam. Čia su muštinio atsinėžiam. Žiūrėkit, va kokioje gausoje gyvena, žiūrėkit. Svėlis, jūra, šypsenos, geras nuotaikos. Gerai viskas? Aš turiu klausimą. Klausau. Nežinau, ar gerai. Galiu klausti. Šiandien pozityviai, ne? Aš labai myliu save. Nu, ten kvepaliukai, visa kita, labai daug leidžiu, visa kita. Ir visi man aplinkui sako, dažniausiai mostų žmonės, kad aš esu narcizas. Bet man tai zaibys. Jiem tik negerai. Ar man juos keist, ar man save. Tai eina nahui. Pasakykit jam. Sakykit, kad aš sakiau. Taigi nahui eina. Jeigu jūs nepriėmat, Aš narcizas ir eikit jūs nahui. O jūs, aš kažkada dariau susitikimą, jūs esat buvę. Aš buvau praeitą. O jūs su juo kartu buvot? Ne, mano draugė. Kita buvo. A, jūs vienas buvo. Vienas jisai buvo. Aš čia susimaišiau. Taigi eina nahui jie. Jeigu nepatinka. O kaip jūsų vardas? Kornelija. Ar jis narcizas ar ne? Nu, kaip galvojat jūs? Kaip jūs manot? Ne, bet klausimas buvo netoks. Ar jis gali turėti narcisisto bruožų? Ne, jūs ne jį žiūrėk, aš jūsų klausiu. Aš jūsų klausiu. Neturi. Taip, ne. Jei gerai, man nėra problemų. Kvepaliukai, viskas faina. Aš irgi turiu gerų kvepaliukų. Žiūrėkit, iš Saudo Arabijos norit, parodysiu. Jums turėtų patikti. Eterinis aliejus, ahuiena. Bet netiduodu čia trumpam. Žiauriai gerai. Pasikvėpinkit. Pasikvėpinkit, prasiūskit visiems. Čia žiauriai geras. Pasitepkit ant odos, labai skaniai kvepia. Pasiklausom truputį, kad po vieną bandykim kalbėti gerai. Nu, tarkim, ateina tie momentai, ten darbas, mašina. Garsiau truputį. ir ateina, labai ačiū. O, išmokysim. Ir toks mūsų atrodo visai nežinau, savivertė, žinai, nukrenta. Ja. Aš suprantu, kad man turi būti. Na, visada geriausiai. Nu, bet dabar jūs savim pasitikit. Bet dabar čia sėdėdama, jūs ką tik uždavėt klausimą, labai švariai tiesia nugarą sėdėdama prieš 25 žmonės uždavėt klausimą. Tai viskas okei. Iš darbo kamato, Ir darbo pas jūs nereikėjo. Pasiuntė darbdavį. Žiūrėkit, čia yra labai plati tema, bet tuo pačiu ir labai siaura. Pasitikėjimas ar savivertė čia yra du dalykai, apskritai skirtingi. Kalbant apie pasitikėjimą savim, tai mes galim pasitikėti savim, va čia aš galiu sėdėti ir kalbėti kažką. Prieš 2014 metais aš galėjau sėdėti prieš 600 žmonių ir kalbėti apie kažką.
Nes aš savim pasitikėjau toje temoje, kurią aš kalbėjau. Bet kai reikėjo su savo žmona susipažinti man, aš bijau paprašyti jos numerio. Nepasitikėjau savim tiek, kad galėčiau paprašyti jos telefono numerio. Tai savivertė mano ar pasitikėjimas savim santykių temoje ar bendravime su moterim mano buvo labai žemas. Tai čia yra skirtingos temos. Tai čia vėl reiktų išskaidyti. Ar aš nepasitikiu savim darbiniai veikloje? Ar aš nepasitikiu savim su draugiam bendraudama? Ar aš nepasitikiu savo išvaizdą? Ir kurioj sferoje aš savim nepasitikiu, toj savai reikėtų stiprinti. Ką jūs norite dirbti ar ką jūs dirbate? O ką jūs norėtumėt? Aš norėčiau, kad būtų nauda iš to, ką darau, sakykime. Tai kepkit bandelės, bus naudinga. Ne, nenaudinga bandelės. Bet, o ką tiksliai jūs norėtumėt? Aš to jūsų ir klausiu. Aš labiau žiūriu tokią slaugą, sakykime. Ok, žiūrėkit, jūs norit slaugą. Pirmas žodis, kurį paminėjot. Ar jūs pasitikit savim slaugos rytį? Nežinau, kas tas ir bandelės. Tai jūs užduodat klausimą, nežinodami, kokią norit atsakymą. Jeigu, tai žiūrėkit, aš dabar kaip pavyzdį, bet čia galios visiems. Jeigu jūs norit būti slaugė arba bet kuo kitu ir va toje vietoje savim nepasitikit, tai ugdykit savo įgūdžius toje srityje tol, kol pasitikėsit savim. Jeigu aš nepasitikėčiau savim komunikacijoje, aš čia tarp prie jūsų nesėdėčiau ir nekomunikuočiau. Kadangi aš tai lavinau daugybę metų, aš savim pasitikiu. Aš bėgti maratoną nupizdėts kaip nepasitikiu. Aš tiksliau žinau, kad nenubėgsiu. Aš galiu 7 kilus nubėgti. Bet 20 ar kem 2 aš nenubėgsiu. Tai čia nėra nepasitikėjimas savim maratone. Čia yra, aš neturiu šito įgūdžio. Aš neturiu įgūdžio, jūs neturit gal, kaip pavyzdys, įgūdžio slaugoj, aš neturiu įgūdžio maratone. Tai tada, kada aš lavinsiu šitą įgūdį, pasitikėjimas savim natūraliai užaugs. Ir labai svarbus faktas, mes negalim pasitikėti savim visose blemba srityse. Nu, aš negaliu būti visur geriausias. Taip nebūna. Taip nebūna. Bet pažiūrėjus kažkur internete, Instagrame, mes pasižiūrim, followinom 100 žmonių, vienas gražiausias, kitas daugiausiai šaibų užkala, kitas su jachta plaukia, trečias influenceris, ketvirtas papus susidėjo. Ir mes norim visko. Jeigu jachtą nusipirkai, papai nebeišeina jau. Jeigu yra jachtai, bus ir papai. Jeigu yra jachta, bus ir papai. O jeigu jachta neišeina, tada tai lieka papai. Arba vieną įsidedi ir plauki kas antrą savaitę. Tai, bet jūs pagaunat mintį, ne? Mes negalim būti geriausi visur. Mes turim išlaikyti sveiką nuovoką ir suprasti, kad mes negalim būti geriausi skaitovai, geriausi atletai, geriausi meilužiai, gražiausi modeliai, geriausi bėgikai. Jeigu aš geriausiai bėgu, mano figūra yra sutverta bėgimui, aš negaliu pakelti didelį svorį. Jeigu aš pakeliu didelį svorį, aš negaliu būti bėgikas, nes man reikia masės, aš nepabėgsiu. Tai natūraliai ir čia, jeigu jūs norit būti slaugoj, ugdykit savo savivertę ir pasitikėjimą savim toje srityje, kurioje jūs norite. Aš tai šūdinas slaugoju, aš nežinau. Ar atsakiau į klausimą? Ugdykit save ten, kur savim nepasitikit. Nes pakalbėjimai jūs pasitikit savim, praeitą darbdavį pasiuntėt labai toli, išėti iš darbo, dabar norit kažką kurti, kas būtų prasminga. Jo. Tai ugdykit toj srity savo pasitikėjimą, būtent toj, kur mokykitės tą slaugą ar kažką ten, ką norit, ir pasitikėsit savim. Niekaip kitaip pasitikėjimas savim neatsiranda. Maratonai yra nubėgami tada, kada pradedam bėgti nuo pirmo žingsnio. Nuo kilometro, nuo 5, nuo 10 ir tada nubėgam. Kitu atveju pasitikėjimas savim maratone nebus. Taip pat ir su slauga. Aš į tą pačią temą. O kaip su laiku, pavyzdžiui? Va, tarkim, jinai nori mokintis slaugos. Mokinsis. Jinai tai kas čia? Kaip aš šito kolegą? Nori mokintis slaugos, gerai mokintis 3-4 metus. Kiek? Nu, aš nežinau, kiek ten slaugo, kiek. Tai ne, yra kursai. Kursai greitai 2 savaitės ir slaugai. Tai daktarų gali tapti greitai. Po 4 metų jau tu operuoji, žarnas. Jūs baigit, 4 metai yra daug labai. Žiūrėk, neįsivelkime tas klausimas, koks klausimas. Nu va, tai aš pabandžiau tą sritį. Man nepaėjo, ne? Kitą bandot. Kitą bandau. Dar pagalvoju, kokį metus laiką, kur aš čia norėčiau kažkur kitą išbandyti. Nesugalvoju, kas tas kitas galėtų man tikti. Labai gerai. Dagalvoju, pabandau, išsimokinu, ugdau ir nafik man netinka. Čia ne mano vieta. Afigenai. Nu ir pensija ateina. Bet jūs tiek patirties turit. Jūs neįsivaizduot, kiek aš esu dirbęs darbų skirtingų.
Bet vis tiek, va, pavyzdžiui, kažkokį žmogus, jis toks yra sutvėrims, kai jisai kažkokį tikslą gyvenimą vis tiek nori kažkokį galutinį rezultatą. Kokį? Į grabą. Grabas yra galutinis. Arba urna. Galutinis rezultatas. Koks gerai. Koks klausimas? Koks klausimas tiksliai? Su tuo laiku sutikti, nu, bet vis tiek Kaip? paprotė kažkaip man vyks. Aš, pavyzdžiui, Ne, žiūrėk. vienoje srity dirbau ir man jau nebeteka prasmės. Kitą lavinau. Iš tai man gal nepelninga. Aš norėčiau dar kažką, dabar esu paieškose ir galvojimuose, ką norėčiau. Nesugalvoju, ką norėčiau, bet tikiu, kad sugalvos. Kai sugalvos, man jau bus 5 metai plus. Bus arčiau. O kaip vardas jūsų? Vilma. Vilma, žiūrėkit, visi girdim. Vilma ėjo, aš pakartosiu viską, kad pažiūrėčiau, ar tiksliai suprantam jūsų problemą. Vilma bandė labai daug gyvenime įvairių sričių ir čia pabandė, ir čia mokėsi, ir čia dirbo, ir vėl mokėsi, ir dirbo, ir eina metai. Ir jau nebe 18 metų žmogui, sako, kažkokių tikslų reikia siekti, reikia kažkokį galutinį tikslą. Ir dar vis nerandu savęs, kaip kiti sako, ir panašiai. Koks klausimas jūsų? Aš negirdėjau klausimų. Jūs visko daug išbandėt, jūs daug išmokot, mokot daugiau negu mes čia gal visi sudėt. Koks klausimas? Aš tai ne. Kokia gyvenimo prasmė? Gyvenimo prasmė tiesiog gyvenimas pats yra prasmė. Nėra prasmės čia jokios. Aš galvoju, kad mes labai dažnai bandom surasti prasmę, o surasti tą prasmę mes galim tik kitų žmonių sukurtą prasmę. Bet daug prasmingiau būtų sukurti prasmę. Sukurti prasmę. Gal aš noriu pinti, atsiprašau dar biškį, holding, užlaikykit klausimą. Taip, laikot? Laikykit, Arnoldai. Jinai pirma buvo. Žiūrėk, mes sukurkim prasmę. Aš nesakau, kad prasmė yra su visais dalintis labai gerą informaciją, parvažiavus iš užsienio šalių. Aš sakau, kad man dabar atrodo šiai sekundai prasminga, kad jūs čia visi susirinkot. Ir kad mes visi galim pasidalinti ir vieni iš kitų mokytis kažko. Man tai atrodo prasminga. Pažiūrėtų į mane kitas bičas, sakytų, ble, debilas. Prasminga yra Binskio kočiuoti. Prasminga yra šaibas kalti. Jam tai prasminga, bet tai nereiškia, kad man prasminga. Tai jum prasminga yra kažkas kito. Tai jūs neieškokit prasmės, neklauskit, kokia mano prasmė, neklauskit, kokia jos prasmė ir neklauskit jos kokia. Malvinos. Kokia jum prasmė, kokią jūs prasmę kūrėt ir įkūnijat šitam gyvenime. Jinai nori slaugyti žmonės, jinai nori padėti kitiems žmonėms. Jos prasmė. Aš galvoju, nafik čia padėti, yra ir taip, kas gali padėti. Aš noriu intelektualiai kažką dalinti su žmonėm, kažką duoti, kažkam padėti sustiprinti save taip, kad galėtų žmogus jaustis laisvu ir sėkmingu ir laimingu gyvenimu. Čia mano prasmė. Jūs gal iš vis to nenorit, gal jūs iš vis norit nieko neveikti ir jums tai atrodo prasmė. Tai nesvarbu, kiek veiklų jūs darėt gyvenime, aš manau, kad aš dariau daugiau skirtingų ir nesvarbu, kiek kartų jūs susifeilinat, aš manau, kad aš susifeilinau dažnai daugiau. Aš tiek feilų patyriau gyvenime, kad baisu, kiek patyriau feilų. Bet nėra jokių feilų visų pirma. Mes paimam, susifeilinam, bet tada sakom, pala, bet tai aš čia išmokau. Klausimas, ar mes tai vadinam feilu, ar mes tai vadinam pamoką. Kažką mes išmokstam. Aš labai daug šiemet išmokau. Paskutiniai 8 mėnesiai buvo labai intensyvus, daug praradimų, daug atradimų, bet aš labai daug išmokau. Tai jeigu aš sakysiu, blemba, čia praradau pinigų, blemba, laiko praradau, 8 mėnesiai praėjo, tai bus praradimai. Bet jeigu aš sakysiu, per tą laiką aš tiek daug patyriau, taip, kažką praradimas išmokau, kaip kitą kartą nebeprarasti, labai sunku tai įvertinti ir įkainuoti. Ir toje laiko sekoje mes galim save suprasti kaip mokinį. Mes mokomės, mes einam per šitą gyvenimą ir nereikia čia per daug rimtai viską žiūrėti. Man padeda tokiais atvejais, tai kur aš noriu būti už metų, už 2, už 5. Jo. Ir nesvarbu, tu reikėsi darbą, nedarbą, savo fondą pagal tai. Jo, ką aš noriu veikti po metų, po 2, po 5. Teisingai. Jeigu aš noriu eiti į slaugą, aš einu į slaugą. O ką jūs norit, žinot ar ne? Nu į nafig. Į niekur neikit. Ateis. Čia dabar gyventi. Viskas gerai, čia gyvenkit. Kas nežino, kaip? Aplinkiniai. O aplinkinius ką daro aplinkiniai? Nahui. Aplinkinius. Nėra jokių aplinkinių. O kodėl jūs nesišypsot? Reikia galvoti, ką kiti pagalvos. Žiūrėkit, kam jums galvojat, ką kiti pagalvos? Tas mažiausiai turi Va. rūpėti. Va, kaučeris, va jis moka gerai. Ką su aplinkiniais daryti? Nahui. Tai gerai, kad davė mintį, jums pasakė, kad tai va... Bet jis žinojo.
Žinau. Jiem nesakykite. Mano kvepalai negrįžo. Taip tik primenu. Tai dėl to, kad labai gerai ir norėčiau, kad grįžtų. Nuo visų sklinda. Primityviai labai atsakėm. Taip labai supaprastintai. Jeigu aš bandysiu įsivelti vieną temą labai ilgai, mes sutems, sušalsim ir bus panašiai. Knygą rekomenduok. Universalus protas, jeigu gerai. Labai nebloga knyga. Jo. Ties knygoje rašoma yra apie žmonės, kurie yra universalai ir kur juos pastatysi, jie puikiai dirbs. Ir yra tie, kurie turi vieną liniją, kaip gimė bankininkų, taip ir mirs bankininkų. Ir jie niekur nenueis kito. Nes jie neturi to sugebėjimo. Tai aš džiaugiuosi už jūs, nes jūs esate universali. Nu nafik tas universalumas. Aš esu, taip, jūs pakankamai universaliai esate, tiesą sakant. Jūs galite ir veikli būti, ir su empatija, ir kūryba dirbti, ir su intelektu. Viskas pas jūs yra. Ačiū. Ir čia yra, ble, kaip sunkiai. Nes tada nežinai, ką daryti. Viską, ką darai, viskas gaunas, pabūni pusę metų, nebeįdomu. O yra žmonių, kurie, aš turiu pažįstamų, 30 metų dirbo vieną darbą, specialistas, belė koks dirbo, sako, aš nieko nenoriu. Aš viskas man gerai. Man po pusės metų rauna smegenis, man nebeįdomu. Tai čia yra ir dovana, ir prakeiksmas. Beje. Bet jeigu būna, tarkim, skirtingos sritis, Jūs pasakėte jau, ne? Galim tada daryti. Arnoldcų yra viena klausęs. Jis už tą, kur susimokėjo 7 eurus, jau paklausė. Tai tada užleidė, ne? Aš turėjau papildymą, tiesiog, kad kažkur jau esi gera ir tai reikia pažiūrėti vaikystę, kažkur ten jau žiūrėjai. 4 sritis yra pardavėjai, mokytojai ar ne, adminai ir Darbininkai. Tai kažkur žiūrėt, nekur nori būti, o kom nori tapti. Slaugytoja būsi nusikalus, nusivariusi, mažai dirbsi, lievai gausis. Bet jeigu prasme ten jauti, tai ta... Jo. Jeigu jūs jaučiatės gerai, varykit. Jo, kiti slaugytojai yra. Gerai jaučiasi? Nu ir gerai jaučiasi. Aš pažįstu slaugytojų, kurie gerai jaučiasi. Rūpinasi tam tikriausiai. Jo, man tai, aš manau, kad aš tai mėgstu rūpintis, tiesiog man greit atsibosta. Bet aš šiaip galėčiau rūpintis žmonėm. Trumpai labai. Jo, aš rūpinuos, bet savo ne fiziniam lygmenį. Na, žinai, prisišykę pampersus smirda man, aš noriu intelektualiai. Nu, visi mes skirtingi. Jūs kažką pradėt klausti? Aš paklausiu, jeigu yra sritis, visiškai atrodo, kad finaliai skiriasi. Kas tokia sritis? Sritis darbo. Jūsų sritis? Taip. Tarkim, aš dirbu vieną darbą, bet aš save įsivaizduoju ir kitoj srity, bet jos labai nesusijusios. Nu, aš save irgi karaliumi įsivaizduoju. Bet niekaip. Čarlzas, ar koks ten. Ir tarkim, laukia. Ar galėtų būti tos didelės sritis patenkintos, nežinau kaip. Nu, blemba, čia labai abstrakčiai paklausėt, aš abstrakčiai atsakysiu. Finansų analitikė. Taip, va, dabar jau geriau. Norėčiau dirbti ir grožio srity, bet man finansai patinka. Okay. Labai gerai. Žiūrėkit, aš baigiau, spėkit, ką aš baigęs esu. Bet ką aš esu baigęs? Nu, aš esu baigęs ekonomikos magistrą. Sėdžiu ant smėlio dabar ir papasakoju jums istoriją. Aš didžią dalį laiko, buvau 341 vestuvę savo gyvenime. Kaip fotografas didžią dalį. Vienas kaip jaunikis buvau, kelias kaip liudininkas, kelias kaip svečias ir daugiau fotografavau. Kaip čia susijęs su ekonomika? Susiję. Dirbau daug. Ir savivaldybėje, ir ministerijos projektuose dirbau su Exceliu lygiai 2 metus galėjau skaičiuoti. Ir paskui tiesiog nurovė stogą, sakau, ne, aš noriu eiti, va kaip jūs norite eiti grožį galbūt, nes jaučiat, nes jūsų estetika jums viskas ok. Viskas ok. Viskas ok. Tai jūs žiūrėkit, žiūrėkit, galimai, aš jums sukūriau ką tik darbo vietą savo galvoje. Jūs galite eiti grožį srityje, bet pati savo buhalteriją vesti. Ne, aš buhalterijos nenoriu vesti, nes aš ir dabar nedirbu tokio mechaninio darbo, man labiau patinka analizuoti ir pristatinėti, bet ir tas grožis patinka. Tai jūs darykite abu. Galit pusę etato čia, pusę čia, laisvalaikiu kurt grožį. Ką jūs su grožiu norit? Šukuosenas, nagus ar lūpas su plaukais? Haliuroną nemėgsta? Haliuronas dabar labai populiarus. Girdėjau. Tai dirbkit su plaukai, žiūrėkit laisvalaikiu. Galiu aš jums klientų biškį. Kas, yra viena tokia finansininkė,
su finansais gerai gaudas, bet labai nori su plaukais dirbti. Norit kažkas plaukus pasitvarkyti? Jo, bet šaibų nori gauti šukuoseną, bet pusę pinigų. Čia pasibandykit, eikit ten, bandykit, darykit ir viskas. Ar galima suderinti dvi sritis? Galima. Viską galima suderinti. Ar galima ir tą? Nu galima. Dirbkit finansuose tol, kol eisit į grožio sritį, kai matysit, kad grožio sritis atneša daug finansų, tada nuspręsit, kiek laiko pasilikti finansuose. Galbūt jūs kažkam tos finansus tvarkysit, gal investuoti pradėsit. Aš ekonomikos niekur neišmečiu, aš investuoju, aš domiuosi tais dalykais, man tai įdomu, tačiau tai nėra pirminis mano pragyvenimo šaltinis. Iš vis aš niekur nedirbu, tai aš neturiu pragyvenimo. Nu, man tai netrukdo, gal taip pasakykime. Tai kol vienas kitam netrukdo, tol darykit viską. Bandykit. Nes man atrodo, kad vienoje srityje, jeigu daug įdėsit pastangų ir pasieksit, kad tik toje tvarkoje. O jeigu dviejose įdėsit po PM, abiejose po PM pasieksit. Jeigu jums tai lemta. Su estetika viskas gerai, darykit. Pamėginkit. Man patinka ir tie finansai. Pasilikit ir ten. Nereikia nieko užmest, nereikia sugriauti tiltų. Aš norėčiau to vadovę būti. Vadovė? Aš noriu būti vadovės. Nu, va čia gali biški trūkti jau. Bet norėt galit. Galit vyrui vadovauti kaip vadovas. Ar jūs turit vyrą? Dabar jau nebeturiu. Nebeturit. Kažin kodėl? Žiūrėkit, aš manyčiau, aš nežinau atsakymo tiesą sakant, bet aš manau, kad galima daug dalykų daryti, nes tai, ką dariau aš gyvenime, yra kraštutinai skirtingi dalykai, bet tuo pačiu labai norėdama surasti kažkokių sąsajų ar atitikmenų. Aš toje pačioje fotografijoje randu daug menų ir finansų, toje pačioje ekonomikoje randu, kad galima tai sujungti, marketingas ekonomikoje irgi labai veikia, konsultacijos su žmonėm, bendravimas, kūryba, aš visą tai matau kaip labai susijusi dalyką. Kodėlgi ne? Galima viską po truputį sujungti, apjungti ir visa yra viena. Aum. Aum. Visa yra viena. Hare om tatsat. Studijuoju, visada jutau auditorijos baimę ir su tuo labai sunku pačiai dienai. Kaip įveikti, nes reikia ir kalbėti viešą. Turite auditorijos baimę, kaip tai veikia? Ateik čia atsisėks pirmiausia. Priseksim jum mikrofą. Jums reikia viešai kalbėti kažkur? Pristatymai, paskui... O ko jūs tiksliai bijot? Bijot susifeilinti? Ar bijot, kad kažką netai pasakyti? Ką jūs tiksliai bijot? Aha, okei. Kas nutiks, jeigu jūs susifeilinsit? Kas blogiausio gali nutikti, jeigu jūs kalbėsit ir susifeilinsit ant scenos? Reikės iš naujo ruoštis, neįvertins, bus blogai vertintas. Kas blogiausia nutiks, jeigu neįvertins jūsų? Reikės iš naujo. Reikės iš naujo ruoštis, tada ruošitės iš naujo, kas tada nutiks? Vėl reikės eiti? Nu. Aš suprantu, kad tai reikia ugdyti. Taip, ko jūs iš tikro bijot, aš klausiu? Susifeilinti. Ne, jūs bijot susifeilinti, nes jeigu susifeilinsit, jums reikės iš naujo ruoštis. Taip, ir prieš kitus, kaip aš atrodysiu susifeilinus. Va čia specialistas tada. Prieš kitus jums turėtų nerūpėti, šiaip jau, bet jūs ne kitų bijot. Kiek aš išgirdau iš jūsų pirminis atsakymas, kurį patikėt, buvo, kad reiks iš naujo ruoštis, o tai bus laiko gaišimas. Tai jūs bijot laiką sugaišti daugiau, ar ką? Ir prieš kitus. Nu tai prieš kitus čia savivertės klausimai jau. Yra viešojo kalbėjimo pamokos. Esat bandžius? Aš vieną kartą nuėjau į... Aš nežinau kaip vadinasi, kur viešojo kalbėjimo kažkoks, kaip ten vadinasi. Toastmasteriai. Atvarau į tos... Draugelis sako, varami toastmasterius. Kas tas yra toastai, čia sumuštinius kepsim ką? Sako, ne, toastmasteriai, čia reiks viešai kalbėti. Davai, sakau, varam, nėra problemų. Ateinu, atsisėdu, sako, čia reiks kažką kalbėti. Reiks savo, yra sąrašas, ten buvo gal 100 žmonių, užsirašai vardą pavardę. Atsisėdom, sėdžiu, čia viską sako. Ir dabar spontaniškai 4 žmonės ar 3 prieš Kalėdas papasakos mums apie šventinį pasiruošimą Kalėdoms. Ir bam, Tomas Aparis. Ir aš atsisuosiu, ką čia man daryti. Sako, turi 30 sekundžių pasiruošti, reiks 5 minutės kalbėti. Aš atvariau, anekdočiuką, viską, pirmą vietą, ten laimėjau, išeinam. Sakau, o ką čia jie visi 5 metus veikia? Ruošęs kažką, ten kažkokius. Atėjau ir papasakau, ir aš nežinau, ką ten pasakot, ką daryti. Bet mes vieni galim tai daryti, kiti negalim. Ne visi esam vieši kalbėtojai. Aš irgi kažkada gal nebuvau, kažkada išmokau, kažkada supratau, kad man tai lengva ir patinka. Tada, kada atsipalaidavau labiau, tada labiau ir eina pakalbėti. Tada, kada mažiau ruošiuos, tada mažiau eina kažką pamiršti. Tai
O kur jums reikia ten viešai kalbėti? Kažkur mokotės ar? Tai čia pasibaig, tai pasibaig studijos. Nes per daug išmokstat. Žiūrėkit, nes per daug išmokstat, tada stresuojat, kad pamiršit. Jeigu pamiršit, blogai papasakosit, jums reiks iš naujo ruoštis, o iš naujo ruoštis vėl nesąmonė. Jūs net tokį mechanizmą įjungus. Žiūrėkit, jūs ateikit ant pohuizmo, įjungiat, kaip aš nekėsiu taip, taip, nieks ten nieko nesupranta. Aš taip darydavau, visat praeidavau. Kažką pasakysi vis tiek. Kažką vis tiek. Kažkas vis tiek gausis. Mano viena mokytoja geografijos, man atrodo, man gerai išmokė. Sako, jeigu nemoki, pasako, ką moki. Aš žinai. Nu. Ateini, sako, apie Islandiją reikia papasakoti. Ateini Islandija, man yra Skandinavijos šalis, taip pat kaip ir Švedija, Norvegija. Norvegija labai daug naftos išgauna. Nu, gerai, atrodo, kad apie Islandiją. Viskas. Jūs kuo daugiau stresuoja, tuo daugiau reikalų. O univerė, vis tiek, visi kažkur besimokydami turim tos pirmais metais tai labai bijodavau, bet paskui mes, kai eidom su draugu gintis, su Vaidu, tokiu beje linkėjimai Vaidui, Tadui, kai eidom su jais gintis bakalauro ir magistrė darbus, ateidavo visas kursas pasižiūrėti, kaip mes ginsim. Nes ten būdavo šou. Ten būdavo konkrečiai šou. Nes mes atidom du durniukai, visi žino, kad mes tikrai nemokam, bet visi žino, kad išsivartysim. Ir visi žiūri kaip. Nes visi išmoka per gerai, o mes tiesiog atėjom ir pažvengdom. Ir dėstytojai mato, kad mes nemokam, bet nemeluodami, bandom, sukam kažkaip ir kažkaip O, tas nebloga. O kodėl jūs prieš laikrodį siunčiat, man galit pasakyti? Negeras labai ratas. Neįsitempkit, nepanikuokit, baigsis tos studijos, baigsis šitas etapas ir nebereiks to viešą kalbėjimą. O ten prieš vyrą namuose, ten, žinot, viens ant vieno jau kitaip. Taip čia. Ten nebereikdytų taisyklių, ne. Geras šokoladas, ne? Nenori būti labai grubus, bet kvepalai negrįžę dar. Jau pas žmoną tikriausiai. Negrįžę kvepalai man. Ne, jūs rodykit, ką nori, bet kvepalai. Kažkur ten ją detektyvas man pažaisime. Sako, pasitikėk žmonėm, visi geri, nieks neapgaus. Visada toksai būnė šiek tiek kvailokas prieš kitus, nemoki, nepatogu, adaptacinį žmonės. Kaip galima? Nu, tiesą sakant, aš labai visada mėgstu mokytis ir kažką naujo mokytis. Kaip aš jaučiuos, kai mokaus kažką naujo ir naują kažkokią sritį paimu. Kaip mokinys. Aš suvokiu, kad negali visada visko žinoti. Aš suprantu, kad yra labai įdomus etapas rinkti ir kaupti savą informaciją. Ir labai, man asmeniškai, bet čia tik man gal, yra labai nuobodu, kai aš jau daugiau mažiau žinau. Vat fotografijų, kai aš buvau 300 vestuvių, 302 ar 200, blemba atvarau rytį ir aš viską žinau. Aš žinau, kaip nuotaka rengsis, aš žinau, ką reiškia keliaraištis. Klaipėdoj, čia visi žinote, ne? Nepasakos. Aš žinau, kaip jaunikis stresuos, aš žinau, kaip jaunosios mama man pasiūlys kavos kapučino su Rafael. Aš viską jau žinau. Ir man taip nebeįdomu, aš atvarau ir maždaug žinau. Jau kažko naujo nebus. Aš žinau švento raštą, jau tą himną meiliai ten, jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalba. Man jau nebeįdomu. Aš noriu kažko naujo. Ir tada aš paimu kažką naują ir man yra vėl iššūkis kažką išmokti. Nes man asmeniškai, va, kai klausėt, Vilma, ne? Taip. Girdės, kaip griežtai atsakė. Kai aš kažką tiksliai jau žinau, mano prasmė gyvenime yra kažką naujo išmokti. Mano prasmė plėsti sąmonę. Nu labai kažkaip skambi frazė, plėsti sąmonę. Mokytis naujų dalykų. Man fainai mokytis, čia prasmė. Kaip? Buvo to, buvo toks, va. Pizdėt, su iPhone'u galim taip nufotkinti, orgazmas daugkartinis. O tai dar kažkokios ir jaučiatės toks specialistas? Tai aišku. Nu, psichoterapija, hipnozė jaučiuos labai gerai, NLP. Bet čia labai susijusios temos. Psichoterapija, NLP, hipnozė. Labai arti. Nu, aš tame gal 15 metų, gal daugiau. Paraleliai vienu metu.
atsakymas jums į klausimą, vienu metu gali fotkinti vestuvės ir užsiminėti hipnozę. Man neatsibosta mano darbo. Dirbu 18 metų tą patį darbą. Galit mane kažkaip pakeisti? Nereikia gal. Jums nereikia nieko keisti. Aš knygą rekomendavau. Knygas, kai jūs praklausėt kažką. Čia va sėdėtų kitas, koks nors ten sakytų, 30 metų dirba, jai okei. Viskas okei. Ne. Žiūrėk, gal aš netaip įsireiškiau. Viskas yra okei, 30 metų dirbti vienoje srityje, jeigu jums tai patinka. Man nuo to visiškai liuks. Kai aš ateinu ir man reikia išvaržą kirkšnės operuoti, aš džiaugiuosi, kad chirurgas jau 30 metų tą dirba, nes jis jau yra operavęs. Siaurėja, bet jūs galite plėsti, va, tai čia tada. Žiūrėkit, ką jūs norit? Jeigu norit keisti daug sričių, va čia va. O, kaip vardas jūsų? Rita žino. A, jeigu norit vienoje srityje gerai jaustis, va, knygą žino. Ko jūs iš manęs norit? Žiūrėkit, aš nenoriu jūsų pakeisti. Išgyventi tą periodą lengvai. Kuriuos periodus? Keisti kažką? Ar jūs per 18 metų, kai dirbot kažką tą patį, keitėt kažką? Apie kokius periodus jūs kalbat? Taip, kai jūs, tokių kaip aš periodų norit? Jeigu jūs paklaustumėt mano žmonos, ką aš veikiau per paskutinius 8 mėnesius ir paklaustumėt jos, ar jūs norėtumėt tokio periodo savo, jinai pasakytų griežtą ne. Jinai sėdi ten, galit nueit pasiklausti. 100 eurų valandą konsultacija. Nu. Atlyginimas vėluoja. Blogai čia jau. Po 18 metų jums vis dar vėluoja atlyginimą. Ne, žiūrėkit. Aš čia biškį prikolinu, bet yra žmonės, kurie gali vienoje srityje dirbti daug metų ir šalia turėti 7 hobius. Pavyzdžiui, nusipirkt guminę valtį ir žvejoti. Nusipirkti, pavyzdžiui, hikingo batus ir hikingo. Jeigu geri, Salomonai ir hike. Tai viskas okei, gal jūs einat kažką veikia tenai. Turit hobių. Tai viskas okei, jūs dirba darbą, esat stabili, gerai jaučiatės toje vietoje, kas jums ir vadovavimą darbą dirba. Nu, jums tiktų vadovavimas, dėl to ir klausiu. Intelektualus vadovavimas. Taip. Maždaug. Ieško vadovės. Labai nedrąsiai mėgstančios pokyčius vadovės. Ar ieškot kas nors? Nes nori kitokių gyvenimo periodų. Aš neturiu hobių. Ne, hobių reikia ne. Vienintelis, ką reikia pasilikti, tai hobiai. Kaip mano draugelis sakė, aš pakeičiau 3 žmonas, bet meilužė tą patį. Viskas nereikia hobių mėsti. Hobiai turi likti tie patys, o darbą galima keisti. Žiauriai gerai. Ar jūs turit vyrą? Galima ne hobius keisti ir ne darbus. O jūs turit Tinderį? Bumble. Per daug svaipino. O dėl ko jūs išmetė? Jis kažkokias nuotraukas netokias įsidėjo? Viskas gerai. Tu jūs sakėt, norit keisti? Jūs norit per daug pokyčių. Per daug pokyčių. Viskas, sakai, žiūrėkit, vieni žmonės gali stabiliai dirbti vieną, nu, šiaip jūs norit keisti pokyčių ir panašiai, kiek aš matau iš jūsų visos konstitucijos. Bet jūs gali dirbti ir vieną darbą, bet tie pokyčiai gali būti aplink darbą, kaip ir hobiai ir panašiai. Tai galit pasakyti, tik tais prašau, mano vardo neminėkite. Galit jos vardą paminėti. Arba jos, nes knygą rekomendavo. Knygos autorių. Viskas, bet tik manęs nekiškit gerai į tai. Tai tiesiog mes visi esam skirtingi ir sakau, nebūtina keistą darbą, blemba. Kad aš taip darau, nereiškia, kad jūs turi daryti. Jeigu aš čia kalbu, nereiškia, kad ji turi ateiti rytoj ir čia kalbėti. Ne. Taip, kad jinai dirba. O man, jeigu žinotumėt, pavydu klausyti žmogaus, kuris 40 metų dirba Alitos, kaip čia, vyno, kaip čia vadinas? Gamyklui. Jūs žinot, ką jis dirba? Aš pasakysiu. Ne, dar geriau. Važiuoja konvejeris su šampės buteliais. Užkištais, paruoštais, pizdėts jau lentynas eis. Ir jo darbas. Jis žiūri, ar visuose vienodai yra to šampės įpilta. Jeigu mažiau, jo darbas jis išima.
į va taip, pažiūri. Į dieną tikrai yra tokia specialybė. Pravažiuoja kažkiek ten 100 ar 1000, nežinau, butelių ir jis, per mažai. Kokybės kontrolė vadinas. Man pavydu, jisai yra, aišku, autizmo sutrikimų turintis žmogus, nesutrikimų, autizmo požymį turintis žmogus, bet jis gali tokį daryti. Aš 3 siemkas iš lukštienų, man jau 4 nebeįdomi. Aš metu visą pakelį, sakau, duokit iš lukštientų. Jam buteliai visi lieka, kurie ten. Jam važiuoja. Į negeria žmogus. Tai žiūrėkit, tai va, aš galėčiau sakyti, aš juokauju, aišku, bet aš galėčiau sakyti, aš pavydžiu šito, jūs pavydit šito. Vieni man pavydi, kad aš aukštas, aš pavydžiu žmonėms žemiem, atsisėda į mažą mašiną, patogiai sėdi. Aš atsisėdu į savo BMW didžiulį, netelpa kojos, visai praeitaus, nepatogu. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Mes visi esam skirtingi ir mes pavydim žmogui garbanotų plaukų, jeigu turim juos tiesius. O ta, kuri turi tiesius, blėt, susigarbanoja. Apie garbanas turi klausimą? Klausimą. Ne, turiu klausimą iš kitos pusės. Irgi pavyzdžių žmonėm, kurie visą gyvenimą gali dirbti tą patį darbą. Labai pavyzdžių. Tu šilsi to pavydu. Bet aš ilgai jau dirbu savo darbą. Man jis patinka, bet man tai tas ir ateina per kitą prizmę. Per gyvenamąją vietą santykius. Aš negaliu ilgai santykiais būti, nes man pasidaro nuobodu. Ir aš geriau darbus keičiu. Bet yra labai sunku, nes kad ir ką darytum santykius ateina, atrodo, išsibesda po kažkiek laiko. Natūralu. Tai ką daryti tada? Labai neužilgo bus mokymai, kuriuos dabar ruošiu, apie santykius. Jau parduoda biški čia. Ir ten bus apie tai daug. Tai visų pirma yra, jeigu labai trumpai, nes čia labai plati tema, čia valandos. Dėl ko atsibosta santykiuose? Visų pirma, dabar yra tokie greiti laikai, kad mes viską galim netaisyti seną, o susirasti naują. Nebetaisom iPhone juk 7 ar 12 yra, nafig 15 nusipirksim naują. Daug lengviau nueiti ir naują susirasti, negu tą taisyti. Ir žmonės labai dažnai nebemoka kurti santykių ir jo taisyti, jeigu yra kažkokių mini problemų. Nemažai konsultuoju žmonių, kurie turi problemų santykiuose, labai didelę problemą. Gyvena savaitę, mėnesį, metus ar 5 ar 10, nesvarbu, biški blogai, kitą susirasiu, bus lengviau. Bet yra toks dalykas kaip meilės stadijos, vadinkim. Mes negalim peršokti jų visų labai per staigiai. Yra įsimylėjimas, kuris trunka 2, 3, 4 mėnesius, kai drugeliai skraido ir fainai, ir to jausmą mes labai norim, nes ten yra milžiniški dopamino, serotonino ir kitų endorfinų kiekiai, tuo pačiu su šiek tiek noradrenalinu. Bet tai yra žiauriai geras jausmas, tai yra narkotikai, tai yra kaip liga pripažinta, netgi kažkur moksliniai literatūrai skaičiau, kad tai yra liga, oficialiai liga įsimylėjimas yra, taip kaip kažkokia narkomanija. Tai mes siekiam to jausmo ir kai jo nebėra, po 3-4 mėnesių mes ateinam į antrą stadiją, kuri vadinasi pripratimas, ten apsišlifavimas ir panašiai, tada į trečią konfliktų sprendimas vadinasi. Ir mes po metų, 2 ar kažkiek, kiti sako 3 metai ir įsibesdam, mes ateinam į konfliktų sprendimą. Ir tada aš kaip ne visai sąmoninga būtybė, pavadinkim, čia dabar hipotetiškai, ar man dabar kažkokius konfliktus spręsti su kažkokiu žmogum pribesdėtam kambarį, kur jau atsibodo, viską žinau, ir greit susinstaliuoti Tinderį, jeigu neišmetė dar. Ir susiskrolinsiu kažko ir ateiti į pirmą meilės stadiją, kur drugeliai ir dopaminas. Ir taip galim tęsti metus, iki kol mes pasensim. Galima taip daryti, aš jokių būdų nesmerkiu. Galima taip daryti, galima keisti partnerius kaip kojines ir bus žiauriai fainai. Tiesiog nebus to stabilumo ir negalėsim išbūti su vienu partneriu. Arba galim būti stabiliai su vienu partneriu, bet nebus tų drugelių kažkur. Ką atradau paskutiniais metais, atradau, kad gali būti abu vienu metu. Gali būti su vienu partneriu, su žmona su daugiau nei 10 metų kartu ir aš labai tuo džiaugiuosi, bet aš galiu turėti labai daug drugelių ir įsimylėjimo tuo pačiu metu būdamas su žmona. Čia jau įdomi tema. Va šitą temą jau dabar nesiplėsiu plačiai, nes čia labai platu būtų. Nes čia ne apie pinigą, čia apie tai, kad platu būtų. Įmanoma turėti išorį iš žmonių, kuriuos aš galiu įsimylėti. Tarkim, aš galiu ją įsimylėti nuoširdžiai ir turėti drugelius viduj, bet tos drugelius paėmęs iš čia parnešti savo žmonai. O neišeiti su ją, 3 mėnesius pasimėgauti ir sakyti, atsibodo, nebėra antrą stadiją, einam su ją dabar drugelį ieškoti. Pizdėts kaip įdomiai. Tai įmanoma, jeigu norit labai. Aš suprantu, ką kalbant, bet kai tu parinėjai santykius su savo tais drugeliais, su tavo bagažu, tu žiauriai džiaugies, parinė. Vardien jo. Taip. Žodžiu, ir tada partneris, jisai
Jeigu yra konfliktas, kuris nėra spręstas, tai nesuprantu, iš kur čia pasiteikia draugeliai. Viskas, okei, konfliktus reikia spręsti, reikia komunikacijos. Viena iš temų bus santykių temoje labai svarbi - komunikacija tarp partnerių. Mes dažnai nekomunikuojam. Mes atsisėdami yra problema, mes užtylam arba kaltinam vienas kitą, bet neiškomunikuojam. Va, kad problema yra čia, tą problemą reikia išspręsti, susitvarkyti, jos nebėra, išmetėm, problema nebeegzistuoja. Gal kitų bus, bet šitos nebėra. Tai mes turime mokėti komunikacijos. Ką iš jūsų mokykloje mokė komunikacijos? Manęs nemokė. Ką iš jūsų mokykloje ar univerė ar kažkur mokė, kaip santykius gražiai kurti su savim, su savo savivertė, su meilė savo, su pasitikėjimu savim, kaip kurti santykius su draugais, kaip kurti santykius su priešingos ar tos pačios lyties atstovais. Nemokė, manęs nemokė. O sinusus tai blemba mokam. Daugybos lentelė nėra blogai, bet turime, kad jau mokino jumis? Bet pažiūrėkit, apsikabinę, viską. Va čia matos, kad išmokė. Įrodymas aiškus. Tai aš noriu pasakyti, kad manęs to nemokė, aš turėjau tai išmokti savarankiškai. Jeigu jūsų nemokė komunikacijos, kaip komunikuoti su tuo su partneriu savo, ne? Su antru žmogum. Tai jūs turit mokytis. Aš, pavyzdžiui, tą mokiausi nuo 0 iki kažkiek. Tai mes turim to mokytis. Mes dažnai to nemokam. Gal jūsų partneris to nemoka. Ir tada jums tampa nebeįdomu. Jūs atrodo viskas jums aišku, jūs paaugot kaip kažkokia tai aukštesnė sąmonė, o žmogus nieko nesimoko. Šiaip labai dažna problema. Pažiūrėkit, kiek čia sėdi moterų, 9%, 8-5 gal. Ir vyrų mažai. Nafik jiem neįdomu. Jie taip jau čia va. Pliusas, ne jūs vienas, tai jau čia gerai. Jo, tai jau čia gerai netgi. Sako, ai vis tiek gerai. Tai bet žiūrėkit, moteris auga, va tam vadinkim dvasiniam ar sąmoningumo lygmenį, o vyrui sako, eik tu nafik, tu tos pasatos savo jogos nesąmonės, dar čia vegetarizmą, aš tau paėsiu tau šitą. Tik tai kepi kotletą. Ir ką noriu pasakyti? Baigs vaikas. Tau problemos, tu įspręsk, man nėra problemų, sėdi prie stalo duok alaus. Tai žiūrėkit, ir va tada ir gaunas problema, kad moteris, aš pastebiu, kad kažkiek, jeigu pradeda kažko domėtis, pysdų nesvarbu, kartais ir nesąmonėm jūs domitės, aš sutinku. Bet jūs domitės 10 temų, iš kurių 7 yra fainos ir geros. Ir jūs paaugat, o vyras kaip sėdėjo tarmozas namie, taip ir sėdi. Ir su juo nebeįdomu, nes jis nebepaugo. Ką su juo veikti? Skirtis? Nu, aš taip nesakiau, bet jis jo nebeįdomu. Arba su juo kažkaip dalintis viskuo. Jo, arba komunikuoti, arba ne. Nes žiūrėkit. Kai vienas yra 7 klasėje, kitas 3, nu gali 3 bandytas įvyti iki 7 ir jūs tada kartu augat. Nu jeigu jis nenori, jis jau 12 klasėje, jis dar 4, nu ką su 4 ir veiks. Nu neįdomu, neiššokius nueit mažas iki čia, o jum jau viskas susiformavė, jau norit veiksmo, o jis dar 4 klasėje toks. Ką ten veikti? Nu aš biškai hiperbolizuoju, kad būtų smagiau, kad neužmigtume. Bet taip yra, mes skirtingais tempais augam ir gera, labai faina ir gera surasti partnerį, kuris panašiai kartu su jumis, va taip, vablemba, koja kojam auga ir nori, o ne su tom, kuris sako, vėl sektom susidomėjai. Žinokit, mano žodį, ką tik paminėjote. Esat girdėję? Vyras visą laiką sako, aš kur nors knygas skaitau. Bet gal jis teisus. O gal ir ne, aš šito negaliu pateikti ar neigti, bet tiesiog jūs matot, ar jis auga, ar jūs augat, ar jūs sutarėt ar ne, ar jūs mokotės to, kuome jūs stringat, ar jis mokosi. Pavyzdžiui, jeigu aš stringu kažkokioje sferoje, aš einu tos sferos pasimokau ir tada jau geriau jaučiuosi toj sferoje. Ar jūs jaučiatės, kad jūsų vyras nepasimokė kažkokioje sferoje ir dėl to jūs stringat, ar ne? Ar gal jūs persimokėt? O tas persimokymas ir perdegimas irgi būna, nes tiek daug informacijos ir skirtingų temų, kad kartais atrodo, jog mes viską norim išmokti ir viską žinoti ir tada tai būsim jau krūti. Ir nifiga. Tiek persimokom, kad paskui nebeturim kur tą dėti, nes nebetelpa galvoja. Ir tada visiems bandom pasakoti, kokie mes krūti ir žiūrim, kai jau nusišnekam. Gali tai būti, perdegimas kažkoks. Yra buvę. Buvo ir su visais ten, kai mes 9 metus prabuvom ir sako, tau nieko nepadėjo, vis tiek tai tavo mokymas. Aš dabar daugiau žinau, Bet gali tai būti. Gali būti. Tai va visai yra. Jeigu jis jau egzaminuoja, kad laukia vis metai su egzaminais. Pakelkit rankas tie, kas bijojate egzaminų mokyklos. Jūs nebijojat? Tai kur jūsų rankos? Žiūrėkit, jūs nebijojate egzaminų?
kas jums yra, rankos neveikia. Žiūrėkit, beveik visi, ne visi. Vat, jis nebijo. Jam pohui. Ar jūs bijot pačių egzaminų, ar bijot, kad neišlaikysit? Jeigu neišlaikysit, galima perlaikyti. Jeigu išlaikysit blogai, nu į kas? Nepasilieka ten, man atrodo, kažkaip. Aš žinot, kaip aš dariau? Ai, va, atsiminiau. Kai mano laikais reikėjo išlaikyti 4 egzaminus. Dabar, man atrodo, 3 ar 2, ne? Ne, dabar, kad mums iš vis pateitė, mes net pėką laikyti nebegalėsim. Bet kiek reikia išlaikyti, kad gautum diplomą mokyklos? Kiek? 5 Ne. 5 mokykloje išlaikyti. Mokykloje. A, jūs juokaujat. Štai jeigu 4 išlaikau vieno, ne viskas, negaunu vidurinės diplomą? Ar yra bent vienas žmogus čia? Ai, tai čia apie stimą kitą. Darbinantis diplomas mokyklos. Ne. Niekada nežiūri, pažiūrė. Man padėjo. Žiūrėkit. Mokykitės kuo geriau, darykit viską geriausiai, ką galit ir išlaikysit. O jeigu neišlaikysit, tada ir pažiūrėsit. Mes nežinom. Konsultacijas pasimkit, pasimokykit. Galit bijoti, bijojimas nepadeda išlaikyti egzaminų. Mokymasis padeda išlaikyti egzaminus, arba ramybė, arba kažkokia tokia. Atsipūskit. Išlaikysit. Tomai, girdžiu visada pokytį. Kaip pakako 6 metų užsispyrimo ir valios ekonomikos studijom, netgi magistrui? 6,5. Nu, blemba. Aš 4 metus mokaus bakalaurą, reikėjo pabaigti, nes tada, kada aš ten baiginėjau, tada jau gėda nepabaigti univero, nes čia gėda. Tai čia gėda. Ir man labai lengva buvo, aš dirbau tuo metu, ten į tas paskaitas nueidavau, pasimokydavau, šiaip man patiko labai. Aš labai gaudau šitoj temoj gerai, skaičiai, ten investicijos, finansai, man labai įdomu, marketingas ypatingai. Tai šitas man buvo įdomu, o paskui buvo įdomi istorija. Aš kai pabaigiau bakalaurą, man senelis sako, o tu žinai, kad bakalauras negalioja kitose šalyse. Sakau, kur čia negalioja? Sako, per teliką sakė, kad Anglijoje negalioja, reikia magistrą baigti, tada galioja. Aš pasižiūrėjau akurat. Jeigu nuvarai į Jungtinę karalystę, tai bakalaurą tarsi neužskaito, kaip iš tokios Lietuvos neužskaito normaliai, bet turi baigti magistrą, kur blembo, nesąmonė. Senelis sako, tau kainuoja 2 litų semestras, aš pusę tau dengiu, vieną semestrą aš dengiu, vieną pats susimokiu. Blemba, primečiau 2,5 metų neakivaizdžiai 10 litų, 5 senelis, galvoju, apsimoka. Taip, darbą jau aš turiu, aš dirbu, nueisiu čia kelias paskaitas ir dar primečiau tokį dalyką. Susipažinsiu su įdomiais žmonėmis, vis tiek į magistrą ateina jau nedurni, nebūtinai taip. Ateina ir durnu. Tai aš ir pabaigiau taip. Kokia tema jūs? Seneliui didelis ačiū. Magistrinio darbo tema man buvo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitas ir to biudžeto deficito sprendimo būdai. Tai va, aš žinau, kad sodro į pensijas negausit nei vienas. Galit kaupti, jeigu norit, galit nekaupti, bet negausit. Tikriausiai. Bent jau po 20 metų, po 30 bus ta pensija, turbūt nebus ten pinigų. A, jūs irgi taip manot? Nu va. O aš jau 12 metais tokį rašiau darbą. Aš jau nuo tada nebekaupiu. Aš nebedirbu net, nes neapsimoku. Mokslų tą temą noriu paklausti. Mano, pavyzdžiui, dukra vidurkis yra 9, tai po 10 klasių nori mesti mokyklą. Tai čia kaip ir jinai turėtų spręsti, ar aš. Ar nuo 16 ar nuo 18 metų jau sprendžia? Nu tai kam jūs manai? O kiek jai metų? 17. Nu tai ką tik atsakėt? Jūs turi tik patariamąją galią. Nuo 16 galime nebesimokyti. Ar tėvai turi teisę dar spręsti ar ne? Aš nežinau tiksliai, aš neteisininkas. Aš nespręšiu. Nuo 16 galima ugdymo procese nebedalyvauti. Nu tai gali nebedalyvauti. Į ką, padarysiu rykštę primušti? Aš įleidau šiaip. Leidot nebesimokyti? Nu gerai. Jeigu aš turėčiau vaikų, jeigu aš norėčiau turėti vaikų ir jeigu turėčiau, aš iš vis neleisčiau į mokyklą jų. Bet čia tik mano yra toks, čia nes, ne. Kažkokią leisčiau, bet tikrai ne šitą, kur čia egzistuoja. Tai ką žinau, ką jinai, ar čia geriau bus, ar blogiau, nežinau. Pažįstam daug žmonių, Rihanna, esat girdėję tokia, Beyoncé, esat girdėję. Kažkuri iš jų nėra pabaigus mokyklos. Niekaip nesugebėjo 12 klasių užbaigti vidurinio išsilavinimo. Turi dabar virš milijardo uždirbus jau, 30 kelių metų baigia karjerą.
nebedainuoja, sako, atsibodo čia dainuoti, nu viskas, nepabaigė mokyklos. Kas galėjo žinot, kad taps pasaulinė žvaigždė. Tai, bet yra žmonių, kurie su bakalaurais, magistrais ir daktaro laipsniais myžo į griovį prie konteinerio valdo. Mes nežinom. Mes norim savo vaikam mokslo ar laimės? Turbūt laimės. Tai ir linkėkim laimės, o per kur jin ateis mes nežinom. Ar reikia baigti vidurinę? Mano tokio kukliu suvokimu, vidurinę lyg reiktų baigti. Bet ar čia aš kažką sprendžiu? O gal nereikia. Jeigu jinai pasigailės, nu ką, galės laikyti, kad vėliau? Jo, norės pasibaigs vėliau. O kaip jūs, kaip mama, vis tiek jaučiat? Ar jinai prasimuš kažkur, ar jinai kažkur yra kieta ir prasimuš be diplomų, jokių, net be vidurinio, ar visgi reiktų jai pabaigti? Nu tai va, tai jeigu jūs jau jaučiat, būdama mama, 17 metį dukrai, kad jinai kieta yra jau... Jo, bet jūs kalbate apie valstybinį kažkokią įstaigą ar kažką, kur žmogus be diplomo negali įsidarbinti. Ar jūs kaip mama linkit savo dukrai valstybinėse įstaigose darbo? Laivų statyklų. A, jūs norit, ką jūsų dukra laivų statyklų dirbti? Jokių būdų neblogai. Aš tai nelinkiu savo vaikams eiti iš visi darbą. Aš savo vaikams sakyčiau, žiūrėk, sodros kaip yra, nėra, nebėra, neiktų į tą darbą. Yeah. Ne, bejonė, čia kaip pavyzdys, bet... Jo, norėtumėt, bet neturi diplomą. Vakarinė pasibaigs. Aš suprantu. Jo, vidurinį lyg reiktų turėti, kad techniškai būtų, bet čia ne garantas, kad bus gerai ar blogai. Negaliu atsakyti šitą klausimą tiesiogiai dėl to. Nu, kaip aš toks. Tokiais paprastais kaip aš, kur šis darbo neturi. Aš neturiu jokio darbo, man labai gerai. Nu, sėdė ant smeliuko pliurpių, labai fainai. Pliurpių fainai. Ne. Dar žmona myla, nežinau. Jo. Pasigrapstyčiau užpakalį ir antrą išeičiau tik iš lovos. Ne, užpakalį kiaušus. Ar turit kažkokią discipliną dienų? Ne, neturiu tikslios disciplinos, bet aš turiu dažniausiai, ne visas dienas, bet turiu didžiulį norą į troškimą gyventi. Aš keliuosi anksčiau, nes aš noriu padaryti viską, kad spėčiau. Ir nespėsiu, žinau tiksliai, tai dėl to darau, bet nespėju. Nes man įdomu vis tiek daryti. Nėra taip, kad aš nedirbu ir neinu, aš ne tai, kad nedirbu, aš neinu į darbą konkrečiai nuo 8 iki 5, bet aš atsikeliu ir žinau, kad šiandien čia susitiksiu, žinau, kad dar galėčiau ir dar susiorganizuoti kažką, žinau, kad ten reiktų nueiti tą padaryti, tą. Ir aš žinau, kad tikrai visko nespėsiu to, kas man įdomu. Vienintelis skirtumas nuo didžiosios dalies žmonių, kurie turi darbą, kad aš veikiu tai, ką noriu. O noriu aš daug veikti. Dėl to aš ir veikiu, ką noriu ir visa diena yra užimta, dažniausiai. Ne visada, kartais būna irgi grūzas, nieko nenoriu veikti ir nieko neveikiu. Bet didžiąją laiko dalį aš veikiu turbūt daugiau negu standartinis žmogus, nes man įdomu. O žmogui, kuris eina į darbą nuolat ir jam tas darbas neįdomu, nebūtinai, kad jis ilgai eina ar trumpai į darbą, bet jam neįdomu, tai jis tada ir keliasi surūgęs, jam neįdomu. Jeigu jis veiktų tai, kas jam įdomu, tai jis ir darytų, kas įdomu. Kodėl jis ją taip pažiūrė? Aš visą laiką pramėgu savo darbą, nes man labai neįdomu. Nu, tai reikia į darbą. Reikia į darbą. Jūs taip atsidusot. Arba tą darbą... Ne, mokyklą keisti. Aš papildomai jau siekiu savo svajonę. Jo, tai veikit tai, ką norit. Jeigu mano būtų palinkėjimas kažkoks toks trumpas, tai darykit tą, ką jūs norit. Ir nedarykit nieko, ką nenorit. Nu, aš irgi nenoriu VMI deklaraciją dabar pildyti. Nu, bet aš žinau, kad reikia ir tai truks 10-20 minučių. Užsipildžiau, taip sukandęs dantis ir viskas, čia nėra tiek daug. Bet jeigu kiekvieną dieną po 8 valandas reiktų veikti tai, ką nenoriu, nu, nepykit hebrytę, nu, aš nelabai gerai jaučiuos. Tai tada aš sakau, žiūrėk, gerai, pusę metų galiu pavaryti, gal metus, bet reikia kažką daryti. Ir tada aš mokaus naują sritį, kurioje man įdomu. Ir viskas. O buvo tada, kad neturėjot troškimo gyventi? Nu, būna ir dabar kartais atsibundu ir galvoju, blemba, tiek daug šūdo visokio reikia sutvarkyti. Iš tikrųjų, atsibundu ir galvoju, šiandien nieko neveiksiu ir nieko neveiksiu. Kitą dieną nieko neveikiu. Trečią galvoju, blemba, jau užsisėdėjau, vis tiek kažkas įdomu. Ir tada einu padaryti, kas įdomu. Savo nieko neveikti. Leiskit, duokit savo leidimą. Nu,
Atsikelkit ryte, išsirašykit leidimą. Nieko neveikia. A, va čia jau iš vaikystės. Kai aš atsisėsdavau ant lovos, va taip atsisėdu, nieko neveikiu. Ateina mano mama į kambarį, sako, kai nieko neveikiu. Sako, pamokos paruoštos. Visas paruoštas, visas. Spinta sutvarkyto, atidaro, nesutvarkyto. Tai ko sėdi? Ir iš čia mes išmokom, iš čia, kad jeigu viskas idealiai gyvenime nesutvarkyta, tu negali atsisėsti, nes tu tinginys. Va. Aš netinginys, mano spinta nėra sutvarkyta, mano mašinai guolis ūkė. Aš tobulai pinigų dar neužsidirbau finansų, aš nesu viską susitvarkęs. Ir jeigu aš noriu pasėdėti, aš pats išsirašau savo leidimą pasėdėti ir pasėdžiu biškį. Ir negriaužia sąžinė, kad aš dabar sėdžiu, nes aš dabar sėdžiu, reiškia, aš vėliau būsiu naudingesnis ir efektyvesnis. Bet mus išmokė iš tikrųjų. Aš bent jau jaučiu, kad mus tas postsovietikum auklėjimas išmokė, kad jeigu tu nieko neveiki, tu tinginys, nes veikti visada yra ką. Tai jeigu mes tik taip įsisuksim ir visada veiksim, mes niekada nesustosim. Net patys kiečiausi, geriausi varikliai, mašinos visada turi sustoti kažkokią, kad pailsėt biškį. Jeigu mes visada reikia restarto vis tiek kažkiek, jeigu jums nereikia, tai okei, man tai reikia. Nublemba. Tam, kad apmastyti, ar mes tikrai tuo keliu einam, ar mes tikrai tą veikiam. Gal jums nereikia, nežinau, man reikia kartai sustoti. Mama su dukra susimuša. Sakiau, blemba. Sakau tau. O mamai viespučia. Geri, mama sako, nieko negirdžiu. Nieko naujo. Va čia tai santykiai. Kaip paprasta viskas iš tikrųjų, ne? Nu tai davai varau gyventi. Viskas gyvenime antiek yra paprasta. Mes nenorėkim būti tobuli. Mes jau esam savo tobuli, bet grinai tobuli visada nebūsi. Mes galim prisikabinti prie ko tik norim. Neįdomu tobulam. Neįdomu. Aš pats netobulą. Aš, pavyzdžiui, myšt noriu dabar labai. Netobulą situaciją. Jeigu būtų kažkur tūlikas, eičiau kryžmai su jo pamyšt. Būtų tobulą akimirką. Toks... Esat kuoja prie Trevi fontano Italijoje, kur nors Romai. Toks kryžmai pamėžiai ir vėl gerai. Ką? Kryžmai, taip. Ne. Aš apie Trevi kalbėjau. Nežinau, gal kažkur yra. Aš taip tik primečiau kaip aliuziją į man Romą. Asociuoju su fontanais, ten daug fontanų. Ir mes mežam su juo abu krūmę ir monetą žmonės tik met. Aš jeigu maudyčiaus galėčiau ir susitvarkyti reikalus. Ir nieks nežinotų. Pas mane, žinokit, irgi. Bet aš ne tik Baltijos jūrai maudau. Tai jūs nebegalit niekur varyti. Ir monetų nebemeskit. Tai va, tai jeigu... Aišku, klausimų yra dar, ne kažkokių? Bet kaip čia dabar žmogų kankinsiu? Ne, iš tikrųjų, davai, varom pamyšt mes. Aš taip pagalvojau. Ir tada grįžtam čia, dar pasikalbam gražiai, fainai ir tada varom į after party. Ką jūs manat? A, gerai skamba? A, nori dar kas? Iki, sėkmės tau. Ačiū. O, neįsiskirsite dar, kaip fainai. Kol pamyšim laukiat. Nu, mes žinokit, blemba, pamyšam. Aš taip myžu ir galvoju, čia baigsis, kas čia yra. Darykit, man tai kas. Nu, tai davai, gal dar pasikalbam, jeigu dar jums nešalta, jeigu dar yra noro, prieš after party.
Tiesą sakant, aš neturiu savo nuomonės apie tai. Bet jeigu ne apie nuomonę, bendrai kaip turėtų būti ir kaip yra. Gal netgi kaip yra, o ne kokia mano nuomonė. Ką mes spinduliuojam, tą ir pritraukiam. Nu čia toks universalus dėsnis. Jeigu aš keičiuosi, keičiasi ir aplinka. Irgi natūralus dėsnis. Jeigu aš keičiuosi taip, jeigu aš nebebūnu su alkoholikais parke ir nebegeriu, nu tai pasikeičia natūraliai mano aplinka. Toks elementaru, labai akivaizdu, ne? Jeigu aš kažkokį transliuoju gėrį iš savęs, ar aš visada pritraukiu gėrį? Nu visko būna, bet gėrio pritraukiu daugiau. Tai paimkim. Dabar eisiu biški gilyn. Jeigu aš pradedu, nes girdžiu, iš kur jūs klausėt. Jeigu aš labai pradedu keisti santykį ir augu, mokausi ir panašiai, ir mano ego auga dažnai irgi kartu su tuo, ir tikiuosi, kad paaugs ir mano partneris, ir čia viską jisai irgi keisis ir darys, tai nebūtinai, nes va čia dabar jau gal, ar tai mano nuomonė, ar gal labiau patirtis, kurią turiu. Jeigu energetiškai aš esu velniškai galingas ir stiprus, tada viskas aplink mane keisis. Bet jeigu aš tik biški pakeičiu kelius tokius neesminius dalykėlius pas save viduj ir mano ego pasikeitė labai smarkiai ir užaugo ir aš tikiuosi, kad visi blemba turi čia keistis, dabar aš taigi pasikeitęs, tai mano energetika nėra tokia stipri, kad pajudint kitus į tą pokytį. Tai bet jeigu iš tikrųjų aš pats tikrai pasikeičiau, natūraliai atkris žmonės, kurie neverti būti su manim ir natūraliai visi aplink mane pradės keistis. Tai visų pirma, jeigu aš tikrai pasikeičiau, tikrai vidum, o ne tik savo ego užauginau, tai turbūt keisis visi aplink mane. Aš taip galvoju. Bet jeigu tik tai mano ego labai smarkiai užaugo, tas pokytis vidinis ir energetika pati viduj nepasikeitė, vibracija, taip vadina, ne kažkas. Jeigu pati vibracija tebėra ta tokia susitraukusi, bet aš manau, kad pasikeičiau, tada nieks neveikia. Nežinau, galit pritart, galit nepritart, aš taip jaučiu. Klausimą tada turiu. Dėl ego. Nu čia yra kalbama, kad visi žmonės, jie ego neturi ir nušvitę ir ego yra ten patrauktas. Bet yra jis sveikas ego, ar ne? Absoliučiai. Ir kada tu supranti, kad tu esi pasikeitęs, kad esi stiprus, o tai nėra ego, kaip suprasti? Aš atskirčiau du dalykus. Kaip Freudas ten atskyrė ego, superego ir ID tokį dalyką. Esat girdėję, nežinau. Nesiplėsiu gal labiau apie Freudą smarkiai, bet aš atskirsiu du dalykus. Ego ir egoizmą. Jeigu aš esu daktaras, chirurgas, geroj ligoninėj ir aš turiu ego. Ego reiškia aš esu. Toj ligoninėj aš esu chirurgas. Mano ego aš chirurgas. Pasitraukit, blėd, aš einu į operacinę. Tai tas ego yra sveikas. Pizdinkit, aš einu dirbti. Bet jeigu tas pats chirurgas išeina iš darbo, atvirina į maksimą, pasitraukit, aš daktaras, jūs ką nežinot, kas aš, jau egoizmas prasideda. Nes jis tuo metu yra ne chirurgas, o klientas. Jis yra pirkėjas toks pat kaip jūs, iš po savo darbo. Tai va čia jau egoizmas. Tai va tada, kada mes tą ego naudojam tinkamoj vietoj, tinkamu laiku, tada tas ego gali būti sveikas ego. Bet kai jis jau perauga į netinkamą vietą arba netinkamą laiką, tai yra egoizmas. Jeigu aš dabar sakysiu, palaukit, aš baigiau čia tos mokslus, aš geriau žinau negu jūs, tą knygą, kur rekomendavot, šūdas, kas jūs tokia, kad rekomenduotumėt, tai jau yra nesveikas egoizmas. Bet jeigu aš sakysiu, nu jo, aš žinau, ką aš kalbu, dėl to aš jaučiuosi gerai čia kalbėdamas, bet jeigu jūs kažkas iš jūsų geriau žinot apie kažką, tai aš mielai tai priimsiu, tai netaps egoizmu. Tai aš manau, kad reikėtų atskirti ego nuo egoizmo visų pirma. Ir sveikas ego, manau, yra gerai. Reikia žinoti, kas mes esam, kur esam ir to naudotis ir daryti. Prasmingai savo ir naudingai savo bei kitiems. Bet tik kai jau pradedam kitiem kenkti arba pradedam labai jau nosį riesti, tada jau egoizmas tampa. Gal trumpai taip atsakyčiau. Blemba, jei matėt, kiek skambina? Kokiu 8 kartą jau. Kai direktoriai. Nešiakauju. Labai gerai. Jūs turit vaikų ir vis tiek ateinat ir dar laukiat ir klausotės. Čia yra va. O sako, jau aš mama, aš nebegaliu niekur eiti. Aš mama, jūs nesuprantat, mama laiko neturi. Va čia egoizmas. Va čia mama sako, aš namie mama, bet ar ir čia noriu ateiti. Aš leidžiu savo. Aš myliu save ateiti pasiklausyti kažko. Ir apie tą pokytį, aš irgi dar norėčiau dadėti, apie tą pokytį, kada kažkas vidui pasikeitė ir aplinka, tarkim, turi keisti. Tai dažniausiai, bent iš mano pusės, tai
Jeigu aš jau pajaučiu pastavyti pokytį, aš labai aiškiai pajaučiu reakciją kitą. Kitų žmonių reakcijas kitokias. Nu, ir savo reakciją į aplinką. Pavyzdžiui, tarkim, kažkokie ten niuansai man labai netenkindavo, trigerindavo, nervuodavo ir norėdavo snukį duoti. Tai kai kažkas čia va pasikeitė. Ir nebesinori. Ir man jau nebekabin. Nu ir tegul ten kažkas kaip sakai, eik na. Nu taip, va čia tikras pokytis turbūt, ne? Nebejim, tiesiog nebetrigerim. Ir automatiškai gaunas taip, kad aplinka pasikeitė taip. Nereaguoja. Jo, nes nebekelia reakcijos tokios ir automatiškai kažkaip atrodo ir ta aplinka nebeužkabina. Tai ir tas pokytis toksai. Jo, įdomus pastebėjimas labai. Eisi, į klubą dar eisiu. Į klubą dar eisiu. A yra klubas koks geras Klaipėdoje? Kur mes eisim šiandien? Ten sakė šokiai yra kizomba, bačiata, salsa. Kas šokat ką nors? Aš lankiau savo latino. Galime tokį nueiti šiandien, bus, man atrodo, Giruliuose, arba galime eiti į klubą, va. Normaliai. Ar dar, kaip? Į bardaką? Ten po tų šok. Matot, kaip žino gerai. O kelintą reiktų ateiti, kad jau jūs ten sutikčiau ir jau pašoktume mes. Nes aš galvoju, mes kizombos, biški gal pašokom latino. Iššokat kizombą? Aš jums pašokdinsiu. Aš esu visiškai pradinukas, bet aš žinokit, galiu. Labai fainai. Jo. O paskui į bardaką. O bardakė ten jau ką supras. Viskas, po šitą einam iki zombą kažkur Giruliuose. Į patoj, man žmona leidžia šokti, tai mes šoksim, ar ką jūs palaukaloju. Taip, o paskui su žmona susidraugausit, gal ir dar ką nuveiksim. Nu, atsigersim kažką, ar pasisėdinėsim. Ir į bardaką nueisim dar, visi kartu, ar ne? Kaip? Tai bardaką nedarysim. Irgi gerai. Ir 6 ryto jau šviesu ir grįžti. O neįgaliųjų pliaže 9 valandą, o jogytai, apsimesim, kad bardakę nebuvom. 9 valandą yra neįgaliųjų pliaže joga, 10 valandą yra ledo varė. Pasaka. O, šitas geras. Tik atvarėm šiandien į Klaipėdą, visą programą. Pasisėdim prie jūros, saulė leidžias gražu. Varom iki zombą latino dance pašok, tada į bardaką, jūs susidraugavot su žmona, varom mes į after party dar vieną, tada varom ryte į jogą. Apsimetam, kad nebuvom bardakė, varom į ledo vonę. Taip. Kvepalai negrįžo pas mane, aš nežinau. Ar žiūrėkit. A turit kas nors mano kvepalų? Yra, viską gerai. Tai ką aš be žmonos daryčiau? Su jumis bardakę šoktumėm lyg ryto. Bardakas būtų visai. Vėl skambina. 10 valandą bus guru, organizuoja tokį renginį, ten ledo vonė, kvėpavimo pratimai, viskas. Wim Hofo biškį ledą iššoksim. Bet čia jau rytoj, jeigu šiandien viskas sėkmingai. Bet reikėjo užsiregistruoti. Dar žino, daug yra dedamųjų. Gerai, tai gal dar kažką norit pasikalbėti? Važiuojam. Apie savivertę. Taip. Nes realiai man viskas yra gerai su mano savivertė, 100%, nes aš įsivaizdavau, kad tai yra, nu, ta prasme, jeigu tavo žema savivertė, tai tu tokia pilka telyčia, su niekuom nebendrauji, kaip socialinio gyvenimo negyveni, bet dabar kažkodėl man atrodo, kad visiškai kitaip. Ir ar teisingai, kad savivertė yra tai apskritai mokėjimas būti savimi, priimti save, nekritikuoti, atsakyti nuo savęs, kad reikia. O jūs ir keikėte? Savivertė taip pat žodis susideda iš 2 žodžių. Savi ir vertė. Kiek aš save vertinu. Kiek jūs save vertinat santykiuose, darbe, veikloje, hobiuose, ten ir ten. Kaip jūs save vertinat? Kažkur vertinu labai gerai, o kažkur
Tai va jūsų savivertė vienoje srityje yra aukšta labai, kitoje biški žemesnė. Lygiai taip kaip mano. Aš vienoje srityje save labai gerai vertinu, kitoje prašiau. Tai mano savivertė yra va tokia va irgi. Čia aš visai gerai jaučiuosi, save vertinu neblogai, nes manau, kad mes visai įdomiai ir produktyviai čia kalbamės. Ypač žinant tai, kad jūs laukat, kol aš pamyžau ir išėjo porą tik žmonių ar 3. Nu čia labai aukštai galiu save vertinti. Galiu net egoizmą jungti. Nu, tai va, tai jūs ką ten galvojate, ar ką aš galvoju, nėra svarbu, svarbu, kaip jūs save vertinat. O kaip pakelti tą savo savivertę? O kurioje srityje? Tarkim, kaip čia pasakyti, klausimas apskritai būtų toksai, kaip bendrauti su žmogum, kuris visą laiką yra auka. O, tai čia kita tema. Ir aš, pavyzdžiui, nebeturiu drąsos palikti, nes... Jūs turit partnerį, kuris yra auka nuolat. Jo. Ir jūs sakot, kaip man bendrauti su tuo žmogum. Tai jeigu jis yra auka, jūs bendraujat kaip su auka. Jeigu jūs pradėsit bendrauti kitaip, tas žmogus nesupras. Jeigu jūs apsimesit, kad jis ne auka, tada jūs pati tapsit auka. Aš kažkada tokia buvau. Jūs tebesat? Jaučiu, kad tai aš dėl to, kad... Ne, jūs tebesat. Neįsižeiskit, bet jeigu kažkas yra kaip auka ir jūs sakot, kaip man bendrauti su auka, jūs pati esat auka. Auka tos aukos. Nes jūs dabar aukojatės ir bendraujate su tuo žmogum taip, kaip tam žmogui reikia, o ne taip, kaip jūs galėtumėt ir norėtumėt. Ar su savivertė susiję taip, irgi galbūt biški susiję ir su savivertė, kai jūs save gerai vertinsit ir gerai jausit, nebebūsit su tokiu žmogum, arba būsit su juo kitaip. Taip, kaip jum gera. Nepatogu labai. Kaip išeiti iš santykių? Čia sekanti tema. Jūs 3 temas ką tik uždavėt man. Visos po 2 valandas. Šitaip ilgai galvojau, kaip paklausti. Jeigu jūs labai blogai jaučiate santykiuose, jeigu jūs jaučiatės vertesnė būti geresniuose santykiuose, arba bent jau nebūti tuose, jūs išeinat. Paprasta. Jeigu jums vis dar gera ten, patogu ar kažkaip. Aš suprantu, kad tai paprasta, Aha. bet paimti tą patį dalyką, ta prasme padaryti ir klausyti, kad kodėl viskas buvo gerai, nes jam visą laiką viskas yra gerai, nemato kažkokios pasikalbėti. O gal jam gerai? Nieko tokio nėra. Bet gal jam gerai? Jo. Čia jum blogai? Visą laiką gerai, viskas, absoliučiai. Optimistas. Labai. Šaunuolis, mėgstu Ir toks. sakau, va taip va, paim pasakyti, kad tikrai buvo tas toksai momentas, kada viskas pasakiau, kad mes skiriamės ir panašiai, tada atsirado vaikas. Pats atsirado ir atsirado. Jūs pasakėt, kad skiriatės ir vaikas atsirado. Nu, aš specialiai trolinu čia dabar. Neįsižeiskit, nieko nenoriu. Tiesiog gavosi taip, kad aš nenorėjau gal žmogus sugadinti gyvenimą, neužkrauti trečių elementų. Ir aš likau. Tai gaunasi... Jo, bet dabar žiūrėkit, bet jūs save įkalino, dabar jūs esate auka jau. Tiesą sakant, jūs esate auka to žmogaus, nes jūs nenoriu, kad jam būtų blogai, nenoriu to, dėl to aš aukosiuosi. Jūs galite taip toliau elgtis, arba galite rinktis elgtis kitaip. Jo. Nesvarbu nei kokio amžiaus vaikas, nei vyras iš po kokios, nieks nesvarbu. Svarbu, ar jums gera tame santykiai ar ne. Jeigu gera būnat, jeigu blogai, pyzdinat. Kokiom sąlygom nesvarbu. Svarbu, ar jums gera ar ne. Nes jeigu jūs elgiatės dėl kito žmogaus taip, kaip jūs nenorite elgtis, jūs save apgaudinėjate. Galite apgaudinėti savaitę, metus, 10 metų, galite baigti dabar bajerius. Per kažką pareis, mes nelinkim, kad per sveikatą pareitų. Bet va, tiesiog darykit taip, kaip jums geriau. Nieks nenori daryti taip, kaip blogai. Vaiks parėjo. Va čia tai atsirado vaiks. Ėmė. Kaip tau sekasi? Iš mokyklos dabar tik? Čigonas? O kodėl čigonų dabar vadinat vaiką? Romas gal? Koks vardas tavo? Tomas. Koks vardas? O mano irgi toks pat. Geras vardas. Ne? Aš medau. Melagis geras bus. Į mamą. Paganat mintį, žiūrėkit. Aš sėdžiu, skauda, subinė, blemba ant skrusdelyno, skrusdės myžant manęs kaip blogai, bet aš dėl skruzdžių nenoriu sutrypti, nesikelsiu. Nu tai kaip ir empatijos daug, visa kita, aš girdžiu, jaučiu daug empatijos, nenoriu tų skruzdžių sutrypti, nu bet man skauda. Tai aš turiu atsikelti, nusivalyti ir nueiti. Niekaip kitaip nieko nebus.
Kaip ten, kokiam sąlygom, aš nežinau, aš neteisiu. Žinau, kad aš kažkada vis tiek pasiryšiu. Tai... Nu tai laiko klausimas, kai pasiryšit, padarysit. Gyvenimas labai trumpas, o kuo daugiau metų sulauksi, tu paskui pasigailėsi. Aš irgi daug ko gailiuosiu, bet yra kaip yra, tu ką padarysi. Įvis? Ir tikrai... Vieną, du vaikus ir Ir eisim į klubą šiandien. Viena užaugino 2 vaikus ir į klubą šiandien eisim dar. Ir su jumis irgi eisim. Aš užauginau vieną irgi vaiką, va taip. Aš irgi eisiu į klubą. Bet kaip noriu grįžti prie to momento, kai mes skauda, mums čia, bet auka. Bet žinokit, kiek mes leidžiam Tiek ir... savim, taip. Ja? Taip ir būna. Ja? Ja? Su šuniuko. Apie tai, Jo, kiek mes leisim, liptam galvos, tiek lips. Aš jau myš noriu taip laikau, jau galvoju, kiek čia dar klausinės. Bet kol aš nepasakau, kaip sakot, kol aš nepasakau, kad noriu ir nieks neįdomu niekam, sakau, man reikia eiti, ar aš išeinu. Gerai, dar... Jo, klauskit. Nu dai, jūs. Varom, po truputį. Tarkim, kaip šlavinti intuiciją. Nes dažniausiai visus savo gyvenimus lengviausiai susijęmus vyriškas mąstymo ir energija, kaip norime dabar kalbėkime, o moteriška energija yra labai spūsta. Ir, kaip sako, intuicija, flow, ten, bla, bla. Ir tu galvo, kaip tą intuiciją pažadinti, klausi klausimą ir tu negirdi atsakymą. Tau turi taip duoti su kumščiu normaliai, kad tu suprastum atsakymą, kad sustok tarkim. Tarkim, po tokio lengvų. Neabejo. Ne iš tos pasakos, ne iš tos. Tuoj. Žodžiu, jūs labai vadovaujatės protu ir logika ir vyriška ta energija, o moteriškas ne. O ar jūs treniruojate tą intuiciją? Ar... Klausi ir atsakymo nematai, atrodo. Tai, gerai, žiūrėkit, dabar jūs atsistojat, ne? Ir reikia kažkur varyti savaitgalį. Čia ką pavyzdį, ne? Daug visur gali pritaikyti. Ar jūs logiškai galvojat, kur varyti, kur apsimoka man, kur čia pigiau? Ne, o kaip darot? Kur pajaučiat varot? Tai čia jau intuicija ir moteriška. Aš noriu čia, aš varau. Bet tarkim, darbai visi paimti, tarkim, ar šitą būtą pirkt ar kitą. Ja. Ai, matot, būto pirkimas irgi, moteris, gal kitos sakys, moteriškai būtų ateiti pajausti energiją, atsinešti virgulės ir pamatuoti. Yra viskas okei. Nu, bet blemba, kartais, turim, kai jau būtas kainuoja, jaučiu čia 3-4 tūkstančiai iš kvadrato, normaliai vietoje arba 6 tūkstančiai, va čia kur stato pas jumis prie. A ne? Nu, tai su virgulėm įėjus, tai reiktų visgi pajausti ar nepajausti. Reiktų pajausti, ar aš išgalėsiu banko atiduoti paskolą. Nu, reikia ir paskaičiuoti kartais, ne? Nesutinku. Prieštaraukit, labai man patinka. Nu, tu gali pajausti. Galima ir pajausti. Dėdė, Jo. broliui, dar kažkam, kad ateitų logiškai pamatyti. Jo, brolis, dėdė logiškai, o jūs jaučiat. Bet ką daryti, jeigu dėdė sako, nepirk, pysdėts blogas, pamatai, apsemti bus labai blogai. Jūs sakote, aš jaučiu, kad man fainai. Aš Veneciją mėgstu. Tada reikia pasimatuoti, ar tikrai tas vyras yra tas, kurio nuomonę tu klausysi. Leiskite savo jausti. Jūs leiskite daugiau savo jausti. Ir praktikuokite tai. Žiūrėkit, pajaučiat, kad norit kažko, padarykit ir pažiūrėkit, gal tas jausmas ir yra tai, ko jūs iš tikro norit, nes iš 5 kartų pabandysit ir 4 bus sėkmingai. Jūs sakysit, reikia daugiau leisti savo jausti. Nes dabar jūs lavinot intelekto, logikos, proto raumenį, o intuicijos jūs neleidot savo lavinti. Lygiai taip pat ir aš. Aš labai daug protų mąstau, bet kai leidžiu savo pajausti, atrodo viskas okei, kartais padarau klaidų ir vėl savo blemba, logiškai ką sugalvodavau, būdavo gerai, bet ne visada. Kažkur irgi turi būti balansas, tiesą sakant, nes kai man duodat pavyzdį tokio kaip butas ar kažkas, galbūt galima tikrai išjausti, gal kartais tikrai reikia ir pagalvoti biškį, turi būti kažkur balansas vis dėlto, negalima visada jausti arba visada galvoti, bet reikėtų leisti savo jausti daugiau tikriausiai ir turbūt visiems net ir vyram, nes mes labai logiški. Tai varyk, jūs irgi sakykit, ne man. Aš žiūriu, aš ją žiūriu. Jei, sakykit. Man labai patinka tas intuicijas savo lavinti. Aš, pavyzdžiui, tikėliu kokią Dianą. Sakykim, čia kažkur gyvenu Klaipėdai. Arba dar seniau, kai, pavyzdžiui, kokią Italijoje įmetė mums vieną miestelį. Ir taip pat, jau.
Ir tu esi toks vienas, nesubanda, taip sustoji ir tu va taip praleidi savo tą va plotą, širdį. Ir tu visą dieną taip pravaikšti aprašyti tokių dalykų, pamatai, tu išjauti. Ir vakare taip sėdi, galvoji, vau, tu ėjai pagal savo intuiciją, pagal savo širdį. Ir tave taip pravedė pro tokius taškus, tobulus. Ja, bet kaip tą kasdien pritaikyti? Nes... Kitas iki būna ir, sakykim, šeštadienis. Aš nežinau, ką man. Šeštadienį tai... Prieš 5 dienas, kaip aš veiksiu šeštadienį, atsikeli ir taip, op, ir go. Pajaučiu, ką noriu veikti ir veikiu. Labai paprasta. Irgi va taip, op, išėjau, atradau tokių dalykų, kaip, nežinau. Jo, tai leiskit savo jausti ir tiek. Mažiau galvoti. Jauskit, darykit ir pažiūrėkit, ar tai veikia ar ne. Gal neveikia. Jo, atveda labai tokius senus kažkur. Tai sėkmės. Jūs kažką norėt paklausti? Aš tai nežinau, ar tai susijęs su intuicija, bet galiu pasidalinti irgi savo vieną patirtim. Studijų metais aš mokiausi Klaipėdoj, pati kaunietė. Ir norėjau pasilikti Klaipėdoj, bet diplominį darbą stačiau Kaune savo ir labai norėjau likti Klaipėdoj, bet suvokiau, kad neturiu iš ko užsikabinti. O mama sako, tai davai, čia grįžti savo Kauną, čia viskas yra, gyvensi čia. O man taip norėjosi širdim likti toj Klaipėdoj. Ir aš tada, kol aš atsimenu diplominį darbą, stačiau 2 mėnesiai, gal buvo ta knyga man po ranka pasitaikius Jūsų sąmonės pasąmonės gale. Ir aš labai sąmoningai ten kiekvieną vakarą skaitydavau, pasibraukdavau kažkokius sakinius, savo sąmoningai teikdavau, kartodavau. Ir man paskui, sakau, būna tie nuostabiausi stebuklai, kurie atsitinka, ko dabar aš vėl norėčiau sugrįžti, tai tas vidinis žinojimas. Ir man po tų 2 mėnesių ir po kiek vieną rytą aš prabundu tiesiog iš po miego ir aš suvokiu, ateina mintis, neaišku, tipo iš kur, tas žinojimas vidinis, kad Klaipėdoj per džiazo festivalį atsitiks tai, kas mane sulaikys, kur aš pasiliksiu. Ir taip, ir aš Klaipėdoj per džiazo festivalį susipažinau savo vyru ir paskui gavau darbą televiziją. Ir vaikai atsirado paskui. Ir vaikai atsirado, dabar išsiskyriau po 18 metų. Ir dabar ieškau savęs iš naujo. 3 vaikai atsirado. Patys. Visų žalios akis. Vieni sako, kad... 4% pasaulio žmonių turi žalias akis maždaug. Tas matokas jos, sakė, klevų lapų spalvos kažką. Klevų lapų. Migdolų pieno, klevų lapų. Jau žalia pasakai, jau čia šūdas, tipo. Tu va tiksliau, klevų lapų, rudenį. Tokio rugsėjo klevo, bet tokio ankstyvo rugsėjo. Ne, čia vėlyvesnio. Jūs kažką norėjot klausti? Taip, aš norėjau paklausti ir klausimas, kaip gerai, kad susirinkom. Visą šeimyną susirinkus? Aš klausau. Tai tas klausimas gal, kad atsakymas gal patogiai išgirstu. Tai mano gyvenimo būdas labai panašus šiaip į tavo. Ir čia norėčiau tavo patirties gal pasistebti. Kaip tu paminėjai prieš tai kažkom kalbėdamas apie kai noriu būnu, tiesiog išsirašau savo biuletenį, nevadinamą. Tai kada tu sustoji, kada tau gana, arba ar tu turi kažkokį, ar yra riba, iki kiek tu gali būti, nes gali ir užsibūti. Tai ir būna visko, būna užsibūnu, būna per stipriai pavarau kažkur, būna susivarau sveikatą, būna susivarau save, būna santykius jau pavarau kažkiek, kur jau reikia sustoti. Per kažkokius darimus. Nėra taip, kad aš turėčiau ribą. Aš neturiu ribų. Aš maksimalistas ir darau daug, bet kartais ir moku atsitraukti. Tai mokaus toliau, tiesą sakant. Neturiu atsakymo, kada sustoju, kada atsitraukiu. Bandau pajaust, bet ne visada pajaučiu. Varau, jau kai matau, kad labai blogai, atrodo dar biškį ir pasibaigs, bet kartais nepasibaigia. Ir iš to maksimalizmo iššoku ilgiau ir mane nubaigia labiau, negu aš pribaigiu. O būna kartais laiko sustoju, sakau, it's enough. Sustokim, biškį pailsėkim, pažiūrėsim, visi sako, kam tu sustoji, čia pats buvo metas daryti. Enough. Ir palaukiu. Nežinau, nėra čia atsakymų. Visi jaučiam. Reikia jausmą plus logiką sujungti. Aš taip visada sakau, balansą tokį. Vien jausmų galim susifeilinti, vien logiką galim susifeilinti. Balansas. Balansas sudėtingai yra. Jeigu jūs taip sako. Visada balansuojam po biškį, viskas okei. Va, biškį alaus be laipsnių, biškį su laipsnių. Biškį mineralinį.
Nėra, sako, čia va. Nežinau. Šiaip viskas paprasta. Mažiau prisigalvoti. Mažiau reikia prisigalvoti ir nemyšti jūrą. Bet tas jau neištaisoma. Kad ir nebemyšit. Visą vakarą. Visą vakarą. Įdomu, iš tikrųjų, nežinau, įžvalga ar tiesiog pamąstymai, ta prasme, o kaip susigrąžinti savo prarastą gyvybinę energiją, tiesiog, kurios trūksta gyvenime, kasdienybėj, kada yra, kaip pasakyti, šūdas, nešūdas, bet tiesiog tu neturi jos, dabar tiek jinai nuteka kažkur ir... O jums nuteka iš tikrųjų? Aš matau. Per inksus nuteka jums visų pirma kažkur. Vandens energija apskritai ir gyvybinė energija. Tai atsakysiu ne jums, visiems gal iš karto plačiai, bet manau ir jūs išgirsite atsakymą. Įsivaizduokim, kad yra stiklinė vandens ir gyvybinė energija yra vanduo esantis stikliniai. Stiklinė esantis vanduo yra energija, o stiklinė esat jūs, kas talpinat tą energiją. Taip labai primityvinkim, gerai? Paprastai labai, kad būtų lengva suprasti. Tai kai mes tą energiją į kitą vandenį į stiklinę įpilam, kai tos energijos pasisemiam, prisitraukiam iš kažko, mes pildom tą stiklinę vandenį. Suprantama, ne? O kada taškom tą energiją, švaistom, mėtom į šalis, tą vandenį išpilinėjam lauk, ištaškom, visai judinam, jis išsitaško ir nėra. Tai mums reikia atrasti būdus, kurie pakrauna tą stiklinę vandenį, pripildo tą stiklinę vandenį, bet kuo mažiau ištaško. Arba įsiaiškinti per kur. Ir aš manau, kad mes visi jaučiam, kas mus papildo, o kas ištaško. Tai kai aš jaučiu, kad eisim į bardaką šiandien ir įsitaškysim, jeigu aš biški, vieną kartą nueisiu ir įsitaškysiu biški, ir viskas ok, ryt pasikrausiu, nes žinau, kad prie jūros būsiu, pasikrausiu su draugais, dabar su jumis pasikraunu, gero maisto pavalgysiu, kažką paveiksiu ir pasikrausiu to vandens į stiklinę, žinau, kad bus ok. Bet jeigu į bardaką eisiu kožną dieną jau, blemba išsitaškysiu ir man ragas. Tai reikia surasti būdus, kurie mane pakrauna ir kurie ištaško. Ir labiau pasikrauti ir mažiau išsitaškyti. Ir manau, kad kiekvienas atskirai jaučiam, kas mus pakrauna, kas ištaško. Bendravimas su jumis mane dabar labai pakrauna, aš labai užsihypinęs. Bet yra žmonių, kur pabendrauju 10 minučių, aš išsitaškęs visas. Aš sakau, eikit nafik jūs, aš su jumis nebendrausiu. Aš nustumiu to žmonės, nes mano vandenį jie išsunkia. Pusę stiklinės per 10 minučių. Tai aš veikiu kuo daugiau to, ką aš noriu ir kuo mažiau to, ko nenoriu. Ir tada tas vanduo pilnėja. Ir kai jau ta stiklinė pilna per viršų eina, sakau, darom susitikimą, nemokamai. Ateikit. Nes aš turiu tiek to vandens, tos gyvybinės energijos, kad sakau, aš pasidalinsiu, neišsemsit jūs manęs, neišsunksit. Jau kai matysiu, kad sunkiai, atsakysiu, aš einu namo. Bet niekaip iš tos pilnos, jeigu jau nusunksit tiek, nieks man nepasikeis. Bet kai mes iš to tuštumos, mes neturim tuščią stiklinę, aš visus gelbėju, aš visiems padėsiu, nors pats neturiu. Aš auka, visus vis tiek padėsiu, nors pats neturiu, geriau viską atiduosiu. Iš ko tu atiduosi, jeigu nėra, iš ko atiduoti. Tai va čia labai svarbu, pirmą prisipildom, tada dalinamės. Egoistiškai, selfish labai savanaudiškai prisipildom pilnai ir tada dalinamės. Kaip jūs galit bomžai mesti 2 eurus, jeigu jūs nebeturit? Bet kai jūs turit pilnas kišenės pinigų, spaudžiat, šitus 2 eurus paduodi, sakai, man užteks. Bet jeigu neturit pats duonos nusipirkti, duosiu bomžui paskutinis. Iš ką jūs duosit? Net neduosit, jūs apvoksit dar tą žmogų turbūt, nes jau nebėra iš ko duoti. Tai labai svarbu įsivertinti, iš ko mes pasikraunam, nes kiekvienas skirtingai pasikraunam, ir iš ko mes, ir kur mes išsitaškom, nes irgi skirtingai išsitaškom. Iš ko, pavyzdžiui, pasikraunam? Kiek tam gerą darai, pasikraunu, pavyzdžiui. Aš labai pasikraunu ir visi dalinuosi. Taip, tas pats buvo dalinė. Pyragą vakar išsidalinu su kolego. Iš ryto tokių laimingų, gaunu pyragą. Wow, išsikraunu labai. Bet šiaip labai gamta. Gamta, jo. Natūralūs dalykai šiaip dažnai pakrauna, o netikri dalykai iškrauna. Jūros pasėdim labai pasikraunam. Jo, bet kartais yra taip, vaikai. Blogi santykiai, šūdinai darbe. Santykiai blogų, vaikų nebėra išėję. Jo, bet sakykim, hipotetiškai, viskas blogai, darbe blogai, aš nuo visko pavargstu ir pasėdžiu prie jūros pasikraunu. Tu pasikraunu, bet nebeužtenka to pasikrovimo
kiek yra to išsikrovimo. Tada reikia keisti ir santykius, ir su vaikais išmok bendrauti, ir komunikacijos mokytis, ir darbą keisti, ir šaibų kažkur užsidirbti. Ir vien pasidėjus prie jūros nebeišeis to padaryti. Tai aš sakau, nebėra tiek energijos viską vienu metu padaryti, todėl jau kai įklimstam kažkur labai giliai, išsikapstyti būna sunku, nes kai duobė giliai, iš jos išlipti sunkiau. Tai reiktų visų pirma neįeiti gilią duobę, tada ir prie jūros pasidėjimas padės, taip. Bet kai jau yra gili šikna, gili duobė, jau vargu ar padės, tada jau gal ta jūra ir nebepadės, reikia jau keisti ten kardinaliai viską. Jo. Aš tai, pavyzdžiui, pasikraunu, kartais užtenka valandos tiesiog skirti savo. Taip, visiems skirti. Savo tai yra kas važiuoti pabūti vienai kažkaip parą. Tai čia nuo savo, tu jau tiką. Visi, aš manau, jaučiam, visi skirtingai. Man tai tas prie jūros pasidėti labai fainai, bet aš gyvenu prie jūros labai daug. Mes Tailande gyvenam, tai aš prie jūros 8 mėnesius būnu, va taip, dar arčiau biški. Tai man ta jūra, man va čia fainai pabūt biški, bet... Jūs ne toj saloj būna. Jūs reikia ir parčių daug. Mes gyvenam tokioje, kur kaip Ibiza. Ten šokiai, fitimyti, viskas. Satvarykit. Tai kaip jums nenusibos? Kaip jums nenusibos? Jūs po 5 dienų tik įsivažiuosit. Jūs tik įsivažiuosit, sakysit, kur čia man gauti, ką nors, kad dar atšokt galėčiau. Dar 2 naktis. Aš juokauju, bet ne į tą salą, kokod yra, ne. Ne. Ten rami, ne, ko čia ramybė ten. Kai jūs tik ten ramus, nėra ką veikti. Ne, fainai labai. Kur, kam prie jūros jums patinka? Va, jums patiktų. Jum ugnies pilnam, reikia iššokti ir visko. Nueiti į social dance, nueiti į gerą vakarėlį su daug draksų, visko. Ne, draksų negalima vartoti. Jau taip. Užtenka. Bardakas galvoj. Bardaką nebent. Į bardaką eisim šiandien, viskas. Užteks bardakam. Jūs nieko neklausėt. Šypsotės. Viskas gerai. Viskas gerai ten. Vat jeigu kas neklausė nieko, viskas yra gerai. Kaip sakot? Ei, o ko? Nepalaidasi taip paprašau. O dėl ko iš čia atėjo, šiaip įdomu? Bet aš parašiau, ateikit, nėra temos, net nieko apie nieką nėra. Dėl ko iš čia atėjo? Vieną atvedė pririšto. Jūs atėjote gyvą pažiūrėti. Vairuotojas mūsų. Sakai vairuotojas. Ne, mes atėjom pažiūrėti, ar tų filtrų daug dedat ar ne. Jo, dabar susirišęs, blemba. Pyzdėt. Tai iš tikrųjų draugas vienas atsiuntė man vieną postą kažkokį justą, tai aš vengiau balsuoti, manu, visą laiką žvengiau balsu, klausydama. Gerai yra pažvengti. Ir kažkaip smalsumas jau atvedė. Tai gerai, smagu, kad ateinat, labai fainai yra pasikalbėti, kad man labai patinka gyvas va, toks bendravimas su žmonėm, nes jeigu aš įdedu kokį nors ten vaizdelį, kur nors ant bajerį nufilmavęs, aš negaunu feedbacko, yra komentarai, yra kažkas, bet aš nematau jūsų akių, aš nematau, ką jūs veikiat, aš negirdžiu jūsų. Jo, ir kiti rašo pydaras, blėt. O čia nieks taip nesakė. Sakė, grįšiu užmušiu, gaidy. Tomai, o ką darytum, jeigu būtų atėjęs tas, kuris tipo, kad tau pasakytų, kad... Ai, jūs sutvarkytumėte. Jūs sutvarkytumėte. Neateis. Tai va tie, kurie taip gali parašyti, neateis. Ne apie tai, kad turiu omeny, kad įdomu man gyvai bendrauti. Jeigu aš galėčiau, aš vien tik gyvai bendraučiau, nedaryčiau aš jokių nesąmonių, bet mano gyvenimo būdas neleidžia man sėdėti vienoje vietoje ir su visais va taip bendrauti, nes aš mane užsidirbčiau pinigų. Nu, netgi jeigu užsidirbčiau, padaryčiau mokamą susitikimą, visi pabendrautumėt, bet čia man tada reiktų per prievartą daryti. O dabar aš darau, nes man fainai. Aš dabar galiu kalbėti, ką noriu, nėra netgi temos, ne? Ir visiems labai fainai dėl to. O jeigu padarytumėm temą, jau aš negalėčiau nukrypti, turėčiau labai strategiškai išdėstyti viską, namų darbus padaryti. Namų darbai tai bus? Tai jums būtų pasiruošti. Man reiktų pasiruošti, aš pasiruošti nemėgstu. O šiaip disciplinuotas? Na, aš manau, kad labai disciplinuotas. Aš buvau itin disciplinuotas, bet jau išmokau iš to išeiti ir dabar moku būti ultra disciplinuotas, kai to reikia, ir ultra nedisciplinuotas, kai nereikia. Aš galiu ir čia būti visoje amplitudėje.
Žiauriai gerai. Aš, jeigu man reikia kažką padaryti, aš galiu mėnesį varyti taip, 14 valandų ties kažkuo ir kai nereikia, galiu iš vis nieko nedaryti. Aš leidžiu savo, išsirašau biuletenį. O aš tuo pačiu dar atėjau pasakyti gyvai, kaip sakant, ačiū Tomui, kad toks esi. Tai ačiū jums, kad ateina. Daug padeda ir tie visi tavo filmukai, ne, ten ir panašiai, tai būna netgi atrodo to, žinai, skaito mintis, tas intelektas ten. Ir... Tai aš skaitau mintis, aišku. Ir sako, eik tu nahui. Arba jo, man patiko apie tas surulės. Jieda. Neįs po velniais. Bet čia nėra, čia nei viena neatėjo. Nei viena neatėjo. Nes dabar ėda Magdakė. Man vieną, aš filminu tą filmuką čia nesenai Londone ir vieną parašė, o tai subvėjui, tai tipo ne su kalorijom, dar daugiau kalorijų subvėjui negu Magdakė. Čia, o jūs klausėtės, aš apskritai apie ką čia kalbam. Bet tai daugiau subvėjui sumuštinį negu McDonald'e. Norėjau sureikšminti tavo reklamą. Aš nereklamų. Aš juokauju, chebrytė, viską nepriimkit už gryną pinigą, taigi aš juokauju, visur yra idėja kažkokia, bendra mintis, bet nenukrypkim nuo tos bendros minties ir aš tiesiog su didžiulė ironija, sarkazmu arba kartais netgi satyra juokauju apie gyvenimą, nes jeigu viską žiūrėčiau rimtai, būtų labai liūdna gyvenime. O tai aš tiesiog juokingai. Aš tavo vieną filmuką, iš naujo įkėliau istoriją, kur apie narcizus kalbėjai. Ir klasiokė apie Kainą sekančią dieną, apie mane sako, ką jis ten apie gėlės kažkokias? Tai apie ką mes kalbam? Čia gal netyčia, sako. Nespecialiai aš. Sakau, tu pasižiūrėk šiaip, ką jisai kelia, ką jisai kalba. Ja, bet jūs nebandykit kitiem bandyti piršti kažko, nes žmonėm neįdomu. Aš tai... Tu užsikabino, palauk, jeigu užsikabino, vadinasi kažkas yra, ką turi sužinoti. Ne, tai jeigu mes čia sėdim, va taip vakarė ir saulė jau debesy beveik baigia nusileisti ir mes vis dar čia jau reiškia gerai. Kas varo dabar pašokti, ar šiaip pažiūrėti, kas ten per šokį? Varom, ne? Nu, kas norit, kas galit. O paskui jūs tai panelė ponė varom. Jūs tai varot, nes dar į bardaką paskui varysim. Ne. Jūs mums su žmona stato dar, gėrimis. Nu, taigi... Nu, pala. Man su žmona, jūs tarkite su kitai. Ne, mes iš negerai. Aš irgi. Beveik. Nu, matys. Ne, aš juokauju. Tiesiog varom. Kas turit laiko, galim eiti. Gal dar turit klausimų, kažką trumpai galim pasikalbėti. Jei ne, galim susitikti kitais kartais ir, nu, šiaip labai fainai, kad atėjot. Aš labai džiaugiuosi, kad mes taip draugiškai, tikiuosi, nieks neįsižydėt, jeigu kažkam kažką pasakiau ar aštriau. Savo noro. Ne visi. Atvežė vairuotojais. Mačiau Geliką stovėjo prie kavinio. Nu tai ačiū, kad atėjot visi. Esi dėkingas, kokius 3 dalykus įvardinti savo gyvenime. 3 tik tai te gali vardinti? Labiausiai. Nu, iš viską. Nu, kad saulė šviečia dėkingas, bet ką čia saulė padėko dabar? Dėkingas, kad esu sveikas, dėkingas, kad proto kažkiek turi dar jausmų, dėkingas, kad yra aplink mane žmonių, su kuriais man gera, dėkingas, kad senstu, bet aš nejaučiu, jog senstu. Nes senatvė tokia, kai ateina, kai tu niekam neberūpi ir niekam esi neįdomus, yra labai baugi ir bauginanti mane, tiesą sakant. Ir baisu yra, kai tu guli lovoje ir jau miršti, tau niekam tu neįdomus, tik tave iš gailesčio daboja, labai baisu. Ir kadangi man atrodo tai baisu, aš dėl to noriu būti tas žmogus, kuris nepasensta. Ne fiziškai tai aš senstu, bet tas, kuris, kai man bus 8 metų, vis tiek, kad kažkas ateis, sakys, aš noriu to bičio pasiklausyti, jis kažkuom yra man įdomus. Tai va tada aš jaučiuosi, kad aš nepasenau. Kad aš numirsiu, tai viskas, okei. Tai bus aišku gyvenimo prasmė. Jo, tai dabar jinai aiškiai, man prasmė yra gyventi, daryti kažką. Tai labai daug kam už ką dėkingas. Labai daug dalykų, kas mane sukūrė, kas mane užaugino, mokytojai, visi tie, kas blogi buvo. Labai dėkingas esu, mes su Viktoru Spaciku čia intervą pernai darėm, tai jis yra parašęs knygą, kuri vadinasi Mano didžiausi mokytojai, lygos ir priešai. Sako, aš esu dėkingiausia savo lygom ir priešam. Nes priešai ir lygos mane išmokino. Išmokino keistis. Ai, čia kaip gilu.
Mokino ko? Nu, keistis, augti, mokytis, nes draugai tai ką, jie sako, oi, Tomai, mums fainas su tavim, tu fainas. Ir ką aš iš to gaunu? O ateina kažkas, kas mane įskaudino, ką aš laikiau draugu ir mane išdavė. Ir aš tada išmokstu. Žiūrėkit, vaivorykšta. Pyderų jau. Ne, pyderai ir gėjai labai skiriasi. Labai skiriasi. Žinokit, aš Tailande gyvenu, aš išnagrinėjęs visas tas temas. Na, aš Kuršėnuose užaugęs didžiąją laiko dalį. Mažeikiuose, Kuršėnuose. Ir šiaip Šiauliuose daug laiko prabuvęs. Žemaitis. Maždaug ten, sako, ant ribos. Tai ačiū visi. Galim pasišnekėti. Tai ačiū, kad atėjot, ačiū, kad buvot. Toliau mes einam kažkur pašokti ten giruliuose, ir paskui varom, koks jūsų vardas? Ir mes su Lina varom į bardaką.